Labai ekspresyvus. Ja, dabar visi, kad žiūri. Aš šitą vietą užpypinsiu, viskas gerai, bet netęsk. Trečio aukšto balansuojant, matau, kaip vieną iš mūsų girtą šventės dalyvių mašina nutrenkė. Kai juodi kelnius, ir aš atrodo, kad, blėt, jiem kem metų, o ne man. Aš turiu daugiau jėgų už jūs. Kur? O, čia pirmas, sorry. Čia susisinkinimas, per vėl, jau griūna viskas. Viskas griūna jau, labai gerai. Mikrofonai žangliruotai pradės slapkatis. Oi, galėčiau. Galėtų. Galėtum? O tu šiaip visko gali, ne? O, jo, ir tai yra fainas iššūkis, nes tada svoris skiriasi, o tu turi išlaikyti tą patį. Nu, žongliruojant, skraido daugiausiai tarp bambos ir viršūgalvio. Pavojingiausių vietų, faktiškai. Jo, ir tu paėmė įsivaizduok, jeigu teko žongliruoti kamoliukais, nu, kamoliukas teniso. Bandyti teko, bet man neteko žongliruoti. Bet man pateko, kad treniruodavausi. Ir tas jouet de boule, toksai, kaip petankė vadinasi, tas toksai. O tai su juo, ir kai ranka žongliruoja, nu, va, tu gavo obolį, turi išmesti ten... Nu, kad jis nenuskristų nafik į kosmosą. Nu, supranti, per sekundės dalį turim priimti sprendimą, kokia jėga mesti ten, kad pagautum su kita ranka. Nu, labai įdomus dalykas čia, proto mankšta. Man žongliravimas iš vis atrodo labai protingų žmonių dalykas. Dėl to aš ir nemoku. Kodėl protingų? Nu, čia man toks, kur šiaip labai smegenis turi dirbti, žinai, bet aišku, tu čia įgūdis yra. Koordinacija rankos, nes, nu, kiek ta ranka negyva yra, aš, pavyzdžiui, kai kairė rankis, nu, tai aišku, ta dešinė ranka netokia gyva kaip kairė, bet žongliravimas yra, kad suvienodini, kad abi gerai vienodai mokėtų daryti tą patį. Čia neturiu omeny nieko padraus. Taip, bet po to reakcija, vairavimas toks, kad iš tokių situacijų išlendi, kur ten šakės. O esi buvęs, ar tai kažkur avarija, nu, ar tai avarijos, ar kažką tokio? Šiandien ryte važiuoju. Aš važiavau su lenkišku Fiat 126, jisai mažas mašina, pusantro pločio. Pusantro metro pločio? Jūs abudu susėdė realiai, nu, arba čia įžeidimas, arba pagirimas. Dabar buvo. Aš irgi tarp šlagbaumo ir sienos pravažiuoju. Okay. Tai, nu, atvažiuoji, pabūni visą dieną ir moki 16 eurų arba nemoki. Taip, tai vienu kartu, nu tai va, pravažiuoju per tarpą tarp šlagbaumo ir šiandieną su tą mašinytę važiuoju ir kažkoks žmogus išvažiavo ir jis taip važiuoja manojo juostui tiesiai į mane. Nepamatė gal tavęs. Ir 2 sekundės turi mane pastebėti. Nu ir pastebėjo ir nusuko. Bet man atrodo, jis ten sustojęs, po to jau gėrė vandenį ir galvą, va taip darė, nes... Ant avarinio, kur sėdi tiesiog. Ten labai fainai, kad tos mašinos, aš jas vairuoju, daug tokių turiu, nu, nedaug kelias. Ir tu su jom jauties dar blogiau negu dviratininkas. Tu trukdai visiems, blėt. Dviratininkai galvoja, nafik jisai ne ant asfalto važiuoja su mašinom, dviračių takų, kodėl? Su riedučiais. Ne ant riedučių tako ir ten vaikų žaidimų kambarį. Jo, yra va tam tikrų tokių dalykų, tai va su ta mašina, tai tu turi būti super geras, budrus vairuotojas ir jo. Tu gal kaip popieriaus lapas. Tik Maiką arčiau prisitrauk, kaip įmanoma. Kaip popieriaus lapas, kai taip matas gerai, bet taip pasisakė jau viskas, jau atrodo, kad nėra to. Neegzistuoja. Aš žinai, kaip tokias mašinas, nu, česnabulkiam arba mirties kapsulėm kažkodėl. Čia šitą, tas smartai kaip ten. Jo, tai man labiausiai tai asocijuojasi su tais, kur 16-mečiai gali vairuoti. Žinai, tos mažus kaladės tas. Bet iš dalies fainai, nu, žmonės tų. Ne, labai jos, ta prasme, šitos, būtent, kur tu kalbi retro, tipo viso kito šitos senesnės mažos, nu, jos labai fainai. Nu, pono Bino mašinai. Jau Mini Cooperis. Bet perpardaviau, nes neturėjau laiko. O pas jį Mini Cooperis buvo pas pono Biną? Jo, žalias. Austin Mini dar tuo metu vadinasi. Ok, nes man tiesiog maža mašina yra pono Bino mašina. Jo, nėra, kad labai įsimokslinė, žinai. Jinai maža, bet jinai jau yra ne oro aušinama, o jau ten skyščiai sausinama ir priekiniai varomieji. Tai iš tų mikrokar turbūt viena tokių labiausiai pažangiausių. Čia tu apie Mini Cooperį kalbėjai ar apie savo, kurią turi dabar? Apie Mini Cooperį. Ta mano lenkiška, jinai ten variklis gale Fiat 126, ten Italijoje pagaminta, bet Lenkija... O koks motoras ten yra, pavyzdžiui, pas ją? 0,6. 0,6. Bet tai tu, įsibėgėja ant kiek kilų net važiuoja. Oi, čia jau mieste. O kokių teisų reikia tokiam normaliu? Dviračio. Ar užtenka? Ne, reikia jau paprastų tokių normalių. B, ne, tipo? Ar su AM gali vairuoti? Ne, tai tų tokių paprastų lengvai mašinai. Ai, paprastų. Čia kai kuriem neįkandamas dalykas. Tai ir būna, kad žinai, tos pačios teisės Fiatą vairuoji ir būna fūrą vairuoji į Ukrainą. Teko į Ukrainą, kai važiuoti, nieks nesitsaskina, turi tą kategoriją ir nieko. Ne, tai jo, nes darbą darai jau. Naktį prašokt, Lenkiją, Paryžiais prašokt. Šitą Ukrainą jau nafik niekam neįdomu. Bet tu esi fūrą vairavęs?
Ten ne fūra, bet ten buvo autobusas toks keleivinis. Ai, tai čia tie splinteriai, kur būna, kurie belė kokio ilgo ten. Jo, ir jam, nes aš esu, arba yra, pavyzdžiui, liftai tie tokie, kur, tipo, pusfūrė tada vadinama. Jinai iki 3,5 tono Ždanijoje su tokia dirbo 1,5 metų vairavo. Su paletėm jinai važiuoja. Bet mes ten veždavom tos pečiukus ir būdavo perkrauta 2 ar 3 kartus. Ir man bevažiuojant jau Lvyve dingo, ten kažkaip dingsta 2, 4 bėgis. Ir tu ant kalno sustojo, kalnas tokia kaip Tauro kalnas, nu va tas, ne? Ir tu turi su rankiniu, po to, kuris irgi nutrūko, ir su stabdžiais, ir su tuo, nu, supranti, į kalną su svoriu pajudėti iš antro bėgio. Anitampos. Po to nafik ir ją sudeginom. Nu, vat, ir, nesudeginom sankabą prasišytą, ir po to jau grįžinėjant, jau Lenkijos Lietuvos pasienį, mane pažadina, vairuoja kitas vairuotojas, sako, kas yra? Sako, mes važiuojam ant kiam. Sakau, nu ir ką, sakau, bet aš spaudžiu visą gazą. Tai savo magistraliai vyniojant kelią. Tai pirmas ir kalkiai Lietuvoje sukom jau tokia savyrėda. Ten jau labiau ne variklio gale, o vėjas. Pagreitis jau pagreitis. Visada variklio stabdymas. Tai ten bliamba, nu toks buvo. Nu supranti, važiuoji ir taip to streso pilna, bet gauni iš tokio dalyko, nuo kurio tavo gyvybė priklauso, nu jeigu nedaug kažkokia tokia situacija. Bet davažiavote iki Lietuvos, kas čia sukot virš 2 kilometrų. Taip. Iki Ukrainos beras ir yra 9 tūkstančių, kiek yra Ukrainos. Nu žiūrint, tai kiek kur dar važiuoja, aišku, be abejo. Tai žinai, jeigu per Baltarusiją važiuoja, tai 600 kg. Jo, bet per Baltarusiją į Ukrainą važiuoja. Ir aš klausiau to vadovo, sakau, tai kur per Baltarusiją nevažiuojat, kai jūs toj Lenkijoje džinsų nusipirkt nori. Ko jūs čia, blėt, nematė, važiuoja į karo niokojamą šalį. Nu čia toks juodas humoras, bet labiau ne ukrainiečiam taikomas, o Baltarusiją. Nu, jis įjungi tokį durnį, ko ne per Baltarusiją važiuoja. Tai va per Baltarusiją, skaičiau, 600-700, taip, jeigu tiesiai. O per ten kažkaip 900 štuką gali ir gautis. Žiūrint, iki kokio miesto važiuoja. Jo, irgi sakau, kad iki kokio. O kada paskutinį kartą dabar Ukrainoje buvai? Praeitų metų gegužės, ten, bet kai būna 9, ten teko sutikti. Nu, tą šūdiną šventę. Ne tai, kad sutikti, nieks ten juos nešvenčia šūdo šito. Ir dar fainai buvo važinėti su vabalu, kurį naciai sukūrė realiai. Tai, nu, Hitlerisgi nuo Tatros nuvokė. Tatra 907 tenai. Nu, tu kaip atsimeni tas modelis. Man paskai Tatra, tai man yra arba tu šalį dabar sakai, arba maštos pavadinimą. Tatra, man kuis. Miestas Italijoje, Tatra yra tiesiog jo kalnas. Tai teko, nu, ten vaikus tuos linksmint ligoninėse, tenai, va, tokie įvairiausias, tokia, kaip čia, emocinė pagalba. Psichologinė emocinė. Jo. Okay. Nu, aš nesu koks specialistas, bet psichologinė pagalba tai aukštesnis. Emocinė, ta prasme, kad atvažiuoja į jų šalį, ten, kur būdavo žmonės prieidami verkia. Jis sako, jūs žinot, kad karas pas mus, kaip jūs čia taip linksminat. Nu, apakė yra, kad kaip jūs čia pas mus karas, kaip tu jūs čia atvažiavot. Jo, bet jei tu nuvažiuosi paverkt, tai nuvažiuosi verkt tiesiog, tai bus tas dar huoviau. Taip, plius ir pakalbį, kad ten viskas irgi daug maž centre nusėdė, nes čia geriausi pinigai ir ten tie artistai labiau linkę tą savo veiklą daryti pragyvenimui, o ne labdarai. Tai jiems buvo šokas, kad ne Chreštčiatiko aikštėje pagrindiniai, pas juos kažkur tenai tokių konteinerinių namų erdvėjai vyksta va tokie dalykai. Okay. Ir dar atvažiavęs iš Lietuvos beveik kiek kilometrų tik tam, kad pabūtų. Jo. Tai ten, nu, irgi su Vabalu, bet Vabalas ant platformos buvo vežamas ir tik Ukrainoje jį nuleidome. Jie jau važinėjo savo reikalais, o aš savo reikalais. Pats su Vabalu nedavažiuotum iki Ukrainos? Davažiuočiau, aš turiu labai jėgas taupyti. Tarsi, jį turi ir taupyti? Ai, savo jėgas taupyti? Nu jo, pažangliruoti po 1000 kilometrų gal ne variantas, jeigu su benzo pjūklai žangliruoji. Ten nebūna, kad benzo pjūklai? Ne, tai jo, būtų keistai vaikų ligoniai su benzo pjūklais. O ten visai gali ir pati, aš bijojau, čia pjūklas dar nebūtų tai blogai. O kas blogiausia galėtų būti? Ką tu rykliai žangliruoji? Ne, net to, neužmirškit, kur vyksta viskas. Ukrainai. Aš žongliruoju peiliais, tada degančiais fakelais ir spjaudau ugnim ir dar kalbu rusiškai. Ir iš to, ką išvardinau, aš nežinau, kas blogiau. Peiliai, nes ten buvo daug žmonių. Kalbėt rusiškai blogiausia. Nu, va ir galvoju, kad peiliais, kad daug kas įkaitais buvo paimti, jiems buvo grasinama, ten nelaisviai buvo. Ugnies šiaip sprogimų belekiek matė. Tada jos sprogimai šiluma ant veido tau jauti ir garsas tas. Tada... Gerai, dabar kaip pasakai, gal ir suprantu, dėl ko žmonės Ukraina nustebo, kad atvažiavo. Ten, žinau,
Su benzopjūklais nekankina gal. Ne, ir ugnis, visi šitie dalykai. Ir buvo tokių dalykų įdomių, kur ten netrodyt pasirodymą turėjau. Čia jaunas, 5 metais už tave jaunesnis vyriškis invalido vežimėlėje, neįgaliųjų vežimėlėje sėdi be kojų abiejų. O aš dabar 2-metrinių vienračių turiu važinėti. Ironiškai. Bet, jis būtų supykęs, jeigu aš nevažinėčiau. Ir aš po to supratau, blema, kaip tai yra ne tai, kad artima, o kaip mes susivaifajinam tą prasme, kad jisai neteko kojų gindamas tėvynę, o aš visas kūno dalis... Tu per daug kojų turi faktiškai. Tada per daug kojų. Bet o aš visas kūno dalis naudoju realiai žmonių linksminimui. Čia konkrečiai, čia suprantama, bet čia labai dar priklauso nuo pačio žmogaus, kuris, ta prasme, neįgalio vežimėlį sėdi, žinai. Tai mes abudu ten turėtumėm badyti akis visam pasauliu tiems veikiem, kur turi rankas kojas ir oi, ble, darbo nėra, mažai moka, Aš visus šitos dalykus susilaužiu, tų stuburų išmokau, pas mane stuburas lūžęs yra, kai man 16 metų buvo. Čia mes norėjom prieiti, prasme, nuo visko, kaip prasidėjo ir visą kitą, ten žinau, kad kalbėjai per savaitės rifą kažkiek taip toliau, bet tu čia labai gerai užvedai dabar, tau 16 metų stuburas buvo lūžęs. Jo, su arkliu jojom, krytom ir lūžo. Bet tėvam nesakiau 5 dienas. Kad tau stuburas lūžo? Toks gumbas ant nugaros nišo. Aš žinai, kai dar 16 metų toks vaikas, galvoju, kur pamiegosi ir praeisi. Išgulėsi. Figa ir ir ežere maudžiausi ir po to tėvam pasakiau ir jau kai negalėjo nugaros miegoti, nes tas gumbas toks ir ta vieta labai kaista. O čia kažkur prie uodegikaulio ar aukščiau? Ne, ten kur pas mergičką stanikas susisega maždaug vietoje. Bet lengviausiai identifikuoti 12 lankstelis. Okay. Ir nuvežė pas gydytoją, jisai apšvietė mane ir atvažiau savom kojom, lelelė. O kaip apšvietė? Tiesiog paaiškino, kas tau yra? Peršvietė, paguldė, pažiūrėjo nuotrauką ir sako, tu durnas. Tada paguldė ir kokius 8 metrus iki palatos nuvežė jau vežimėlį. O, tu matai, tu da 5 dienas ir maudais savo karačią. Ten, bet kuriuo momentu galėjo tas dalykas įvykti. Ir po to dar sako tokį dalyką. Jeigu neskauda, vadinas blogai. Jeigu skauda, vadinas gerai, nes gyja. Jo, šitą aš atsimenu irgi kažkodėl. Ir ten, o jeigu iš vis neskauda, tada gali būti daryti stuburo tempimą, kur gali ir labai blogas variantas būti. Kažkokių tokių dalykų. Bet čia tokia kaip užtaisyta bomba tau nugaro yra, nes tipo tau kaip ir jau nutiko, čia, bet tu dar gali būti, kad dar hujaviau bus. Tai bus, sakė, nuo kiek metų bus. Ai, tu dar laukit. O dar dabar nejauti pasiekimų. Važiuoji, kojos tirpsta, bet jeigu kokie Klaipėda, čia turbūt bet kam tirpti. Žiūrint, su ko važiuoji, su Vabalų metro, jeigu su Vabalų metro dydžio, tai man kaklas tirpsta. Išeit pasiražyti, pasidaryti kažkokių šitų. Tai yra padaryta į cirkleką sustoja. Dėl to, pavyzdžiui, man į Ukrainą tos kelionės ir būdavo labai fainai, nes aš atstumų labai vairuoti nemėgdavau, o ten figa. Sėdi ir vairuoji ne 100 kilų, ne 200, o kol nušvis, kol prašvis ir kol prabus tavo... Figa apie mašiną kalbė vėlgi. Kas figa? Figa, pasakėjai figa. Ne. O ką yra figa? Ne, aš sakau. Nes tu sakai, važiuoji figa ir karačia. Ir aš galvoju apie vėl apie mašiną ar apie kūro vogą kalbėti. Aš nežinau dabar. Ne. Ai, čia tau yra kaip tas, kur matė autobuso avariją, sakė nafik. Kaip traukė nafik ant stabdžių nafik. Esi matęs tą video? Ai, kažką liktai gal. Jo, kur kartoja, visą laiką nafik kartoja, kas trečią žodį. Tu taip nedarai, bet aš... Man yra kiti dalykai. Man yra supranti, arba tenai būna kažkoks dar. Jo. Nu čia iš TikTokai šitie, jo. Man toks kažkaip, Nes aš pastėjau, tu, pavyzdžiui, sakei su tuo žmogum, kur be kojų susivaifajinai. Aš pirmą kartą girdėjau tokį pasakymą. Kažkoks toks ryšys, kur toksai, supranti, jisai savo kūno 2 neteko dalių gindamas šalį, o aš absoliučiai visą kūną išnaudoju. Taip, jo, bet tas pasakymas susivaifainai, žinai, aš pirmą kartą girdėjau tokį pasakymą apskritai. Tai man taip yra tam tikri tokie dalykai, kur be žodžių supranti. Kur man sakė, kad čia tarp žmonių bus toks žmogus, kur neturi abiejų kojų, karo veteranas. Ir aš galvoju, pizdėt, kaip rodyti. Ir tą atpisi savo. Ir iš jo akių matai, kad jis labiausiai laukia. Ir ten supyktų, jeigu neparodytum. Ir tugi nėra, kad važinėjant 2-metrinio vienračio ir su gitara dainuoji, kaip fainai turėti visas galūnės. Žinai, to nedarai ir ten... Taip nedarai prie jas. Ne. Taip. Tai nes nejaus. Jo. Ok, nice, fine. Čia irgi labai įdomus tie bairiai su klajumu ir su mažo ūgio žmonėms. Ta lyga, kur turi, aš net nežinau, ar tą lygą įvardinti gali. Seniau liliputizmas buvo. Blet, man tai liliputizmas labiau žaidimas skamba negu... Toks, tai... Bet seniau šiaip jo. Bet mano, ten ta situacija, man tai atrodo daug aišku, kaip ten viskas, kas ir yra.
Ir į mane patys tie neįgalų žmonės kreipėsi, būtent, kad jie labiausiai ir supyko ir pats neturi teisės pykti, kol iš jų pusės neatėjo tas, o tada jau turi pilną teisę. Nu va taip, tai ten labai fainas pretekstas tą situaciją išsiaiškinti kartą ir visam laikam, kur tos ribos yra. Nu man labai įdomu. Jo, ten dabar čia visi kalba apie tai, čia labai didelis skandalas toksai buvo, aš suprantu iš pusės žemaugių, kodėl galėjo tai būti, nes tipo, jie turėjo ten LRT tą laidą, atseit ten sukaupė, nu neatseit, o sukaupė visas jėgas, atėjo visą kitą ir tada tipo tiesiog, bet ar aš čia matau kažkokį tokį dalyką, kuris turėjo tokio dydžio būti, tokio masto, kad čia toks nenormalus, nu nežinau, ta prasme. Turi, man atrodo, viskas čia gerai yra, kad nu čia tipo, šaršalas kyla ir jeigu cancelinimas bus dar geriau ir, na, žiūrėk, tenai, mes gale pačiam atsiprašėm, nu, mes gale, nu, sušvelnino situaciją ir pasakė, kad labai gerai, kad LRT tą projektą padarė. Bet, blėt, pirmi žodžiai nekenčiu liliputų. Nu, tai Dominiko Kubiliaus video, pasižiūrėkit. Nu, tenai, vat, ir reikia visus pasižiūrėti, nes irgi buvau pradžioj, tai piam, žiūriu, kur čia kas. Bet gerai, kai kalbam, vat, jeigu vienas iš mūsų, pavyzdžiui, būtų toks ir leistųsi, tada gali juokaut, lelele. Nu, ten yra, buvo pas juosgi šitas, blemba, dabar nežinau kaip pavadinti, irgi, kad mažo ūgio žmogus. Noriu sakyti, neužauga, bet negali sakyti. Mažo ūgiai ir viskas. Jo, sunku, tipo, tai irgi buvo, tai ten klaimai kiaušus trenkė, tipo, nu, tokių, žinai, buvo, kurie ten, tipo, jisai yra buvęs į raidė per austus, karačiai, kur tiesiog tai mažoji į raidė, jisai atnešė į raidę, tipo, tas žemūgis ir, tipo, nu, žinai, tipo, atnešė, kad... Nu, galva, tai irgi dar reikia iš tų viduramžių išaukti, kai jo ten linksmindavo, kai būdeliai galvas kerta, kas 5 minutės užlipa kažkas ten pakovoja. Jo, tai čia buvo per austus, tipo, žinai, visą kitą. Taip, bet toks kažkaip galvoju, aš žiūriu, negi dar kažkam šiais laikais gali būti juokinga. Matai, aš taip super jautriai žiūriu į tą situaciją, nes tai pas vėžių sergančius vaikus tenai nueini, ten pakvieti vaiką, kad tau kamuoliukus paduoti, jisai su lašalinė ant ratukų. Jo, čia suprantu, kad čia kiekvienas ateina iš savo pasaulio. Mergaitės gražios, tokios perbalusios ir superūkais. Ten, žinok, tuo metu įjungi kažkokį personažą ir ten būna super linksma. Jo, bet išėjęs tai slegia. Išėjęs pizdėt, ten vos nežliumbi ir ta neteisybė, ir ten keiki tą religiją, tą dievą. Nu, aš ateistas, žiaurus esu. Ir po šitų dalykų dar labiau įsitikinę, ant kiek tu teisus esi, būdamas ateistas. Matai, aš... Ir dar yra labai geras dalykas, kad tu, kai esi ateistas, tu... Turbūt patys sąžiningiausi žmonės prieš save ir prieš visuomenę yra ateistai. Nežinai, kai tu esi religingas, nu ten žmona pizdini, vaikus pizdini, ten darbe vagiliauji, dar kažką darai, ateini sekmadienį pasimeldi, blėt, kaip ranka nuima viską. Ir po to į rojų pateks. Bet kaip lengva gyventi, kai žinai, kad yra va ta patalpa, nueini ir tau atleista. Kur iš darbo makrofleksą pizdini, bet... O čia ateistas esi, gyveni ir tu žinai, kad... Nahui, nieko nėra. Yra tik šį laiko juosta. Kaip joje gyvensi, tokį tave ir prisimins ir reikia, kad tas gyvenimas šalia esantiem žmonėm toj pačioj laiko juostoj būtų fainas. Bet tau šitas atėjo suvokimas iš anksčiau, ar ta prasme, nu... Kada... Su laiku. Po to iš vis netimai matyti, kad jeigu kurčiau religiją, jinai būtų Tetris. Kuria prasme, nes gyvenimas kaip Tetris. Pergalės sudega, o klaidos kaupėsi. Kuo toliau, tuo viskas greičiau ir šito žaidimo neįmanoma laimėti. Okay. Iš kur tu čia šito pats sugalvoji ar girdėjai? Kažkaip kalbėjai su žmonėmis. Ir vienas mintį pasako, kitas mintį ir taip pat man susistrategavo. Žmogus kažką baigęs, akivaizdžiai, kažką yra baigęs. Tai. Ai, nu tai. Nu, aktorinį baigęs, tai tenai irgi žiūrėjo, turi psichologiją, psichofiziką, žmonių visus šitos dalykus, filosofiją. Nu, yra tokie aktoriai kaip tenai, kuriems tekstą išmoka eina vaidinti, o yra kur giliau pažiūrė. Nu, į kurie išjaučia, žinai, yra vieni vaidinami. O aš ir mėgstu, ašgi ten irgi tai pirmais karo mėnesiais labai Ukrainos žinia žiūrėdavau dieną po 18 valandų, akis buvo išverktos tenai, po to stogas pradėjo važiuoti, po to jau ten psichologinius podcastus klausai, po to archeologinius. Nu, tai su jais gali, ta prasme, jeigu tu overthinkeris esi ir šiaip, ta prasme, jautrus žmogus, tai su jais gali. HD yra tas, kaip tai ten? HDMI ten Markas sakė. Vadinasi HDMI. Nu, nežinau, bet man tas yra, kur ten... Hiperaktyvumas. Vienu metu darai 100 darbų, man būna, aš grindis plauk, aš tada nuėjau darbą iškos. Kur plauni grindis, gal darbą iškos. Bet radai? CV bankai tiesiog ieškai darbo. Tai padėjo. Aš galvoju, grindis dar nedalyvautas. Bet jeigu sukoncentruoji visą dėmesį į vieną tašką,
nafik, ble, kalnus gali nugriauti. Jo, bet sunku labai padaryti šitą. Apskritai TikTokas yra sugadinęs. Įmanoma, bet šiaip TikTokas yra sugadinęs žmonės visiškai. Man jeigu ilgesnis video negu 20 sekundžių, man nebeįdomu. Aš ta prasme pažiūriu, man... Aš specialiai darau dabar ilgus, nes... Ne, tai ta prasme, tai čia depends, ką tu žiūri, bet tiesiog TikTok, jeigu scrollini ir matai, kad ilgesnis, tu tiesiog prasvaipini iš karto iki galo ir kad pamatytum visą galą. Nu, ta prasme, aš nesugebu dėmesio sulaikyti. Aš nelabai, nes aš pats podcastus žiūriu ir šitą tame tarpe, jeigu žiūrėsiu, aš klausysiu, užsileidžiu ir kažką. Dabar podcastai ir yra, čia su kažkuo beras kalbėjom irgi su svečiu, kad ant fono tiesiog labai daug kas žiūri. Tai kada Hebra supras, kad tik visada taip ir buvo, kad pavyzdžiui, kai mes studijavom aktorinį, tuo metu rinkdavo aktorinius kursus. Tu, mus įveski laiką, kiek to dabar metų yra? 41. Tau vienas yra? Ok, nepasakyčiau, kad... Nepasakyčiau, kad... Kodėl? Nu, pasakyčiau, kad 50. Ką tu turi minį? Ne, jau ką, bet tiesiog prieš kiek laiko tu buvai aktorinis? 2003-2007 metai, 4 metai laiko tarp. Tai man buvo 4 metai. Nu va, tai tuo metu mes studijuojam aktorinį ir būna, kad nors iškviečia į Vilnių į atranką, nes tik tai Vilnių visi serialai filmuojami tenai. Ir dėl to, kaip ir dabar beveik vis daugumą. Taip, dėl to labai nuskriausti yra kitų miestų aktoriai, nes retai kada juos kviečia. Nu va, dabar gal jau užsilygino situacija geresnė yra. Bet tuo metu pakvietėm, kokie nors draugė buvo ir kaip ten papasako, kaip ten Vilnių balėdavai, sakykite. Sako, ką atvarė, sako, net nepažiūrėjo į mane. Aš tekstą susakiau, o jie net nepažiūrėjo, kaip žmogus atrodo. Bet priėmė. Okay. Ir po to supratom, kad šitie serialai yra daromi namų šeimininkėm, kur gamina maistą laukdamos šeimos ir vyrų grįžtančių iš darbo. Ir jom nebūtina žiūrėti, jom svarbu, kad balsas paveikus būtų. Supranti? Okay. Nice. Taip, čia yra radio teatras su vaizdu. Ne... Blemba, čia gerą mintį tu išvystyti dabar. Tai minčiai kiek metų? Kiek čia? 20... Jo. Daugiau. Prieš 20 metų tai buvo. Tai dabar šitie dalykai irgi... aišku, susitiktokino ta prasme, kad greičiau, efektyviau, Hagas tas, kaip jis ten pradžioj, kablys. Hukas. Aš irgi tos pasižiūriu video, pats kartais tokius darau, pažintiniai daugiausiai, apie kokią mašiną. Arba, pavyzdžiui, buvau praeitą savaitę Liepos 6, 4, 5 dienomis gyvosios archeologijos dienos Kernavėje, 25 kartą. Mačiau jo video tokie. Jo, ir toks 4 minučių įkeliu ir ten blėdinė žiūrovam, o dalyviam, kurių buvo 600, matė, kaip aš su savo tą kamerą tarp besimušančių ryterių įkišau. Kur ten sudaužė. Kur pareina kuoka, o kuro patraukė. Bet yra, ten dabar tų kamerų, ten Insta X5. Tu turi tą, kur labai visą laiką atrodo, kad įrodo, kad apvalus pasaulis yra. Žinai, trišiam, nes tu filmuoji. Efektų labai nemanipuliuoju, man labai fainai iš aukštai, kad nėri ir prie pat kūdikio lopšybės įsukančio veido sustoji, arba atvirkščiai padarai ir vaikas žmogus galvoja, gerai, su dronu. Ir palauk, blėt. Plėvesuotų viskas aplink, jeigu čia būtų dronas ir garsu neįmanoma būtų įrašyti. Toksai dalykas yra, kur tenai nori žmonės biškiai, kad jeigu nori faino turinio, kartais reikia ir palaukti ir nebūtina tikėtis visko iš karto. Jo, tai man tai šito aš mokinuosi, aš dabar vietoj scrollinimo pradėjau ispanų mokintis tiesiog per Duolingo. Žinai tokį appsą Duolingo, ne? Aš mokiausi prancūzų pernai. Jo, tai aš 6-7 dienas strykas jau moku 50 žodžių, bet po 20 minučių prieš miegą vietoj scrollinimo tiesiog mokinuosi ispanų. Nes mane apgavo Ispanija, tai tikiuosi, kad po 15 metų mokėdamas ispaniškai nuvažiuosiu ir nahu pasiūsiu visus ispaniškai. Apgavo tave? Ne, apgavo. Bet būtų prikolas, jei tave apgauna. Nuo nulio ar mokykloje mokėti? Ne, nuo nulio. Ispanų mokykloje? Kitur gal. Ne, aš prancūzų mokykloje mokiausi. Ai, tai tu... O tu iš originaliai iš kur esi? Vilnių iki 5 klasės, o nuo 5 iki 12 Trakų. Kažkur jo, tai Trakų, aš žinau, kad tu teko tavo. Ir tenai buvo prancūzų kalba, visose tokiose... Bet nuo 11 berods, ar ne? Ne, nuo 5 klasės. Nuo 5 klasės? 7 metai, jo. Oi. Ir aš ten mokėjau geriau negu angliškai šiaip. O dabar tebe mokė vis dar? Jo, ir mano sesuo yra ištekėjus už prancūzų, turiu dukterėčias ir pernai buvau 2 savaitėm išvykęs, 1 savaitę ir po to dar 1 savaitę į Kalnuose ir bendrauju ten su tom dukterėčiam, tik tai mūsų kalba, kurią mokėmės. Tai čia yra kaip anglų mokytoja išvažiavusi Angliją kalbą. Ne, yra tas, kad tavo anglų kalbą supranta tik tos pačios mokyklos mokiniai. We have the problem. Jo, ne, o čia yra šiek tiek kitaip, nes kalba, mes kur mokėmės iš 64 metų, atrodo, vadovėlio. Supranti, kiek naujų žodžių nebuvo ir kiek jų dar atsirado dabar. Slengo visokio panašiai. Ir šiaip dialektai skiriasi, viskas labai sudėtinga, ta prasme. Ir dėl to aš ten kalbu su dukteriečiam ir sakau ten,
kalbėkit lėčiau, ta prasme. Ir arba ten su... Ai, čia dėl to lėčiau, nes dėdė jau senas. Ne dėl to, nes aš lietuvis esu ir aš nemoku. Ne, nes jie taip sumala greitai, kur nesupranti, kur vienas žodis baigės, kitas prasidėjo. Jo. Bet buvo, kad... tai trečią kartą aš čia buvau. Pirmą kartą aš važiavau į Strasbūrą pernai Europos parlamentą, kaip toks politinis blogeris su savo tom dainom prieš Europos balsavimą į Euro šitas. Važiuot, kad pasižiūrėt, kaip veikia ta... Rinkimai visi, viskas. Ne rinkimai, o... Kaip ten ta vadinosi? Visko po truputį, kaip kova su prieš dezinformaciją, propagandą. Ir kiek dar dirbtinis intelektas gali prisidėti prie netikrų šitų kūrimo. Ir pernai važiavau ten prancūzų, ten anglų kalba viskas vyko, bet su visais ten bendrauja prancūziškai. Ir buvo iš kiekvienų šalių žmonės. Palauk, dar tik stabdysiu, tai viskas vyksta angliškai, bet šiaip visi moka prancūziškai, tarsi visi kalba prancūziškai prastai? Ta prasme ten, kur tu buvai. Ne, visi kalba angliškai, bet pats Strasbūras yra Prancūzijoje. Ir ten visi kalba prancūziškai, jau ten, taksistai gatvėje. Ai, ta prasme, tu kalbėjai outside. Aš galvoju, pačiam tipo, žinai. Važiuoji 15 minučių taksi ir kalbi su alžyriečiu. Prancūziškai. Ir tu kalbėjai ir užmiršai žodį ir jisai mato, tu matai jo akise respektą, kad viską darai, kad tik nepereit į anglų kalbą. Ir jisai tau mėto žodžius, kokie galėtų sekti. Kai būna rašant SMS, būna koks kitas žodis. Bando atspėti. Jo, labą dieną. Padeda, asistina tą. Jo, ir jisai asistina. Ir tu patai, varai toliau, žinai. O ten tų žodžių yra tokių. Bet ir pravertė tą labai stipriai, tarsi prancūzų kalba. Nes aš, pavyzdžiui, rusų mokinausi, tai nahui dabar man taip. Ne, o aš Rūdiškėse, ką mokiausi, ten trikalbė mokykla, tai automatiškai ją baigęs mokė lietuvių, lenkų, rusų. Dar ir lenkų mokė. Tai tenai lenkų daugiau negu, palauk, Rūdiškėse lenkų moko, ten yra lenkų kultūros festivalis vyksta. Ir iš ten kilusi ta Evelina Sašenko, kur Lietuvą atstovavo Eurovizijoje. Su prancūziškai. Bet jo ir prancūziškai, jo. Nes man tai iš vis kitas pasaulis yra, šiaip esu Marijampolietis, iš Marijampolis, tipo iš mažo miesto vadinkim, nors 7 pagal dydį prašyčiau. Bet aš dabar gyvenu Kaune ir aš į Vilnių tik atvažiuoju ir man, pavyzdžiui, žinot, kad yra, tarkim, toks dalykas kaip rusų mokyklos, aš nežinau, kad toks dalykas yra, kad rusų bibliotekos, pavyzdžiui, yra, aš nežinau, seniau tokio dalyko, žinai, ir mes dabar... Knygų parduotuvė rusų. Tai va. Ir, žinai, Kaune nėra tokių dalykų, tipo, arba jeigu yra, aš jų tiesiog nemačiau Marijampolėj, iš vis rusakalbių, tipo, kurie atvažiuoja Opelius pirkti, nebent tai kazakai šitie, kaip jie vadinasi. Tai, tipo, aš nesusidūręs, tai man, kaip papasakoja, žinai, kolegos, aš vis jau 3 metai važinėjau į Vilnių, tai man vis nustebina, kad ši, blėt, kita taučių tiek daug yra. Kur aš stoties rajone į Makaną jau su manim rusiškai šnekam. Aš negaliu sakyti burgerio, nes nekalbu lietuviškai. Keiščiausias dalykas. O gerai, o ką jūs užsiimat gyvenime? Aš tai ofise dirbu, tiesiog prie kompiuteriuko suvedinėjau ten visokius skaičiukus bylas. Gerai, o jūs komikai skaito ar kaip? Jo, mes skaitomės komikai. Aš tai bijau biškį to žodžio, bet aš, pavyzdžiui, tai lapkritį bus 3 metai, kaip užsiemu komediją, tai važinėju su dauguma komikų, apšildantis kaip komikas esu, žinai. Dabar tokie pati jo? Jo, kaip ir visų. Jo, apšildantis komikas dar savo solo nedarom, nei vienas, tipo, darom, va, žinai, komedinis podcastas čia skaitosi, žinai, nu, tipo, bet kaip ir nekalbam, žinai, ten, sakykime, kažkokiam dalykiškom labai temom, tiesiog, va, žinai, kviečiame svečius, kad jos žmonės geriau pažintų, mes patys, kad pažintumėm. Visų pirma, kad mes patys, kad mums smagiau būtų, žinai. Tai ir jo, ir aš irgi ofise dirbu, tiesiog vadybininkų pardavimu. Tai, oi, geras. Jo. Tai mes turim tokius nu, tipo, day jobus, žinai, ir kaip hobby darom visokius kitus dalykus susijusius su komedija bent jau, žinai. Naktį paslėpė. Tai ne naktį paslėpė, dieną nepasislėpė, darom daug dalykų visokių. O, nu tai gerai, bet Vilniuje dabar gyvenas, palauk. Aš Vilnius iš Kauno. Aš Kaune. Jo, aš važinėjau iš Kauno. Jo, aš važiuoju 3-4 kartus per savaitę po darbo, ar šiaip tiesiog. Nu, aš pašventęs jau tam, žinai, aš grįžau iš užsienio tam, kad daryti dalykus su komedija. Tai aišku, iš komedijos negali stipriai 100% dabar bent jau išgyventi, žinai, nors gyvenau dar paskutinius metus, bet vis tiek teko darbo susirasti. Tai dabar dar padirbėsiu biškį. Jo, nes kai, nu, jos sudėdi visas viltis į tą vieną dalyką, po to... Nu, jo. Jo, bet aš, ta prasme, aš grįžau, žinai, iš užsienio ir susiradau darbą, viską kitą. Danijoje teko, jo? Jo, aš Danijoje gyvenau, aš daug kur išvažiavęs, buvau emigravęs, dabar 3 metai grįžęs jau, gegužę buvo 3 metai
Ir viskas, ir pradėjau dirbti ir užsimti side komediją. Tai gaunas, kad kartais paroj laiko neužtenka, žinai, kai tu turi ir repetuotis, ir dirbti, ir pasirodyti, ir dar pinigus iš to uždirbti, ir visa kita. Tai, pavyzdžiui, šiandien 8 ryto išvažiuoju iš darbo, grįšiu 11 nakties, iš namų. Vakar tas pats buvo, ketvirtadienį bus tas pats, šeštadienį tas pats, bet po biškį, žinai, po biškį kopi, sakykim taip. O kolega? Tai aš irgi turiu dieninį darbą, tai dirbu tiesiog, bet dabar šiaip mažiau laiko komedijai, kažkaip skiriu, irgi vasarą noris kažkaip labiau pasidžiaugti, pabūt lauke, su drauge daug laiko praleis noris, tai dabar mažiau juokauju, tai daugiau gyvenu tiesiog. Oi, gerai, viską įmanom suderinti. O po to, kai dar pamatysit viskas, kai greitėja, tai tu ten ir per 5 minutės pailsėt sugebėsi. Jau yra buvę tokių dienų, žinai, kur. Ir po to irgi dar bus toks, kur ten pamatysi, kokia faina žiema gali. Kur visko mėgautis jau pradedi. Taip, aš, pavyzdžiui, vaikštau. Aš dabar, pavyzdžiui, labai mėgdavau ryte 10-12 km, bet per karštą jau atsikėlė. O tada žiemą atsikėlė, dar tai pilka, šalta. Žinai, ten kažką užvalgai, išeini, eini tą valandą ir pradeda tie dopaminai veikti ir pats laimingiausias, į ežerą, blėt, šokį. Yra eketė tenai ir maudaisi, žinai. Ne, tai smagu, kad patikslinai tiesiog, kur eini, nahu ežerą, kad žiūrėk su rūbais ant galvos, nerimas ant galvos, antra dalis. Tai tada įmygta, ten būna vasaros, jau pačiam gale laukia, kada šalta bus, kada tą lijūną. Išvelgi tą grožį. Grožį viskame. Jo. Bet tu savo video visus pats montuoji, ne? Taip. Okay. Jo. Per telefoną tiesiog? Per telefoną. Ir man taip pilnai užtenka kažkaip. Kokybę žiūriu ten normaliai. Aš tik neseniai tik tai tos įsisegamus mikrofonus įsigijau. Jau turiu tokį laidinį kišį. Tiek tas nepatogu, nes jeigu telefonas ant išsikrovimo ribos. Bliat, kaip nėra kaip pakrauti jį tuo metu. Taigi ten tos gali, o tu palauk... Reikės nebent turiu tą, kur per atstumą krauna, uždėdė ant to. Jo, bet tai tu gali tiesiog šakotuvą nusipirkti, kur tipo, pavyzdžiui... Vat reikės. Jo, bet tai jeigu turi dabar maikus šitus, tai rojus. Jo, bet aš vieną tokį įsigijau, kažkada pastačiau, groju ir visiškai gitaros. Pasirodo, jisai gitarą traktuoja kaip triukšmą ir eliminuoja iš visą dainą sugrojęs jau, per naują. Ne, tai man čia viskas gerai, nes pas mane kiek nuo 20 iki 40 dublių būna, kur padariau tokį kaip noriu. Pas mane žiauri greita kalbė yra. Ta prasme, tu kaip dainas šitas keli, visą kitą darai po 3-4 dublių? Taip, taigi tai ten minutė 2, tai čia nėra, kad labai daug. Bet vis tiek daug. Bet žinai, burna prasidirba, o pirštai pavargsta. Jo. Bliamba, yra. Kartais padarai 20 dublių ir matai, kad tu bliam 6 arba koks 17 geras buvo. Jo, kad atspindėtų, bet maždaug tą, ką norėčiau. Bet nekalbant jo apie tai, kai pradedi šaldytuvas pradėjo dirbti. Tada išjungi nafik. Katė tenai, blėt, niekada nekrepžda, būtinai tuo metu. Arba papūgos pradėjo. Kiek tu papūgų turi? 2 papūgos tokias turiu dėl grožio. Blėt, dėl ko dar papūgą gali? Dėl garso. Tik dėl grožio. Tai turiu žalį ir geltoną. Patriotas? Raudonas dar trūksta tik. Ne, jų nebūna, man atrodo, gamtoj, nes tada būtų labai pastebima ir kiti suėstų labai. O šiaip ir geltonų gamtoj jau čia nebūna, ne? Ne, būna, taigi nugeltės lapas. Čia yra tos papūgos, o jos... Aš esu žiūrėjęs dokumentiką apie paukščius. Plėt, koks įdomus dalykas, tas paukščių šokimas, patelių viliojimas, visa kita, kur ten tvarkosi savo tos 1 kvadratinį metrą, kad galėtų su patele pasigelt. Rojus buvo, ta prasme pasižiūrėjau, aš negalėjau patikėti. Iš vis labai įdomus yra dokumentikos apie gyvūnus, nes kai kurie gyvūnai yra... O aš čia valandų žiūrėti. O dabar pačiam dar teks tame gyventi, nes praeitą savaitę arklį persikėliau. Tu nepasimokinai su stuburo, ne savo dalykai. Tai dar aš persikėliau tą arklį, kur man kojos 2 pėdos kaulų sutrupino. Kubakaulį ir padikaulį. Tai suprantu, dėl ko persikėliai. Winchesterį pirksi dabar. Ne, jodinėt. Čia labai geras toksai... Būna per prievartą, tu randi pusę dienos, kad nuvažiuoji, pašukuoji arklį ir ten pajudinėjai. Bet jisai būna kažkur arklydėse ir tu tiesiog kaip vietą nuomoji, tipo, ne? Nuo mano namų kem kilo ir kur... Kur baraginiai? Pabradžiai. Ai, Pabradžiai, gal baraginiai, nes prie Marijampolės baraginės. Asvejos regioninis parkas ir ten tas ilgiausias ežeras ir gražios apylinkės. Ir kartais per prievartą reikia savo atskirti savaitę į 1 dieną ar pusę dienos, kad grinai tik savo. Bet tau reikia tokių dienų, nes tu, darai viską. Tu prasme. Aš
Tai jums atrodo, o kartais atrodo, kad aš nieko nedarau nafik. Bet čia ir komedijoje, žinok, tas pats, tu galvoji, kad, pavyzdžiui, ten 2 dienas nieko nedarai, tu atrodo šūdo gabalas esi ir tu nieko nedarai. Tai prasme, o nors tu prieš tai 2 savaitės be sustojimo kažką darai, žinai. Tai va, čia... kažkokie per dideli lūkesčiai savo, standartai kažkokie, nežinau. Nu, va, dėl tų darbų, ačiū Dievui, jis jau taip nusistatė, susistovėjo, va, tie mano gatvės cirkų rodymai. Bet čia tavo pagrindinis, aš pertraukiu, tiesiog patikslinti, čia tau yra pagrindinis susėmimas, ne? Nes mes kai derinome šitą podcastą, tu irgi ten, ta prasme, derinasi, kad tu sakai, tik sekmanį, žinai, kitos savaitės visus renginius, ta prasme. Taip. Okay. Ir aš ten, pavyzdžiui, vakar toks pavargęs buvau, kad gerai, kad šiandien darėm viską. Nu, šiaip žiauriai ačiū, kad atvarėjai. Iš tikrųjų, žinai, ta prasme, čia... Nes mes kai pradėjom tik tai daryti, čia yra mūsų 207, man atrodo, podcastas, mes kai pradėjom daryti, aš pradžioj patys darėm, aš jau turėjau galvoju, kad labai norėčiau tai pakalbinti, žinai. Ir su kolega tą patį. O gerai, iš kur žinojate mane, jeigu nepaslaptys, iš kur žmonės žino? Aš esu, žinai ką, tu esi pasakojęs, ar tu buvęs esi Pralaužk vieną šaltą, ar kur pas bičius irgi podcast'u esi pasakojęs kažkokią istoriją, kaip tu iš televizorių kažką statei. Iš radijo imtuvų. Iš radijo imtuvų, va teisingai. Aš atsimenu tave iš to. Tai čia 19 metais Baltijos kelio 30-metis. Statei ar kalbėjai apie tai? Ir stačiau ir kalbėjau. Jo, tai matai, kaip aš senai tai žinau. Jo, tai mes tokia faina idėja, kur yra FM moduliatoriai, kur įkiši ir per tavo magiją groja muzika iš telefono. Aha, jo, šiaip būdavo, dar pertoks būdavo mašinose, kur įkiši kasetę, iš kasetės išeina laidas, įkiši rakelį ir groja. Labai chujovai groja, bet groja. Geras, jo. Tai aš su tuo FM moduliatoriu vieną kartą pastebėjau, kad ir kiek sustatai radijų aplink jį, visos groja tą patį. Okay. Ir tu tokia buvo gerai. Einšteinas to, ko šilo. Tada 80 sukabinau. Iš kur tu gavai tiek? Jau pradėjau pirkti ir pradžioje šitą idėją buvo pasiūlyta Andriui Mamontovui ir daryti gatvės muzikos dienoj. Tada mes nelabai sugebėjom surinkti iki tam tikro laiko šito kiekį radijų, o idėja buvo labai graži. Ir LRT pasiūlėm, aš Mamontovą atsiklausiau, ar jūs nieko prieš nepavyko įgyvendinti. Sako, aišku, davai. Pasiūliau ir jiems tas taip patiko, kad jau Lietuvos mastų rinkom radijas. Man su fūrom veždavo į tokį angarą. Ir žiūri. Bet čia turi kvadratų, turėti kur padėti tokius dalykus. Tas pats, kai su kanistrais dabar irgi, nu, ta prasme, su šitais, kur darai duinelės, šitas virtuvėlės. Taip. Irgi reikia vietos, kur dabar jau nereikia, dabar jau sumažėjo. Jūs seniau, kai buvo 200 šiam, tai tada reikėjo, dabar jau tik 60 lygų. Bet tu toks masinis pirkėjas, tai jaučiu promo kargo turėtum apsipirkėjas, žinai, Kaune. Yra promo parduotuvė, kur viskas yra, pavyzdžiui, majonezo, nu, kur perka visi kebabinės ir visur, žinai, dalykus, tai majonezo, pavyzdžiui, po kiam litrų būna tiesiog Helmans, žinai. Tai jaučiu, tu toks masinis pirkėjas turėtum. Aš perku tik tai net ne 2 dienom, o 2 pavalgymam į priekį. Tai labai ateitį planuoju. Taip, ir nes būna sugenda tie produktai, išmeti, taip save kelia. Jo, šitas. Man kaip su valkiečiais vaizduok. Man tai viskas. Ne, o aš taip labai žiūriu, kaip čia pasakyti, nu... Veistinimą, nu, tipo... Jo, aš toks, bet sakau, su tais, pavyzdžiui, su tais darbais labdariniais, tu kažkokį panyrei tokią dimensiją, kur tau tie turtai pohui. Tu tada kiek trūkumų matai žmogui, kuris ten su kokiu Ferrari važiuoji. Nu, mūgėse, ne mūgėse, parodose teko padalyvauti, tai matai kompleksų rinkinį. Nu, čia Ferrari. Bet o nėra, kad jie galvoja tą patį, kai tu su Vabalu atvažiuoji? Ne. Kad jie galvoja, ble. Čia, žinok, yra vyriškumas tą Vabalą vairuoti. Ne, tai aš nesakau kitaip, bet žinai, kad, kaip, žinai, tu toj pusėje, jeigu esi, tu galvoji taip, o kai tu galvoji taip, žinai. Ne, po to ėmė matyti, kad gerai, žiūrėk, aš ten, nu, Vabalas, pavyzdžiui, tas senovinis, koks nuo 3000 kainuoja. Jis kainavo 3000, o čia kokia mašina, nu, tarkim, kainuoja kokiu ten 80 000. Ir žinot, jinai prie to paties šviesoforo privalo sustoti, nes kelių taisyklės tas pačias. Ir išvažiavęs iš tos pačios vietos Vilniaus centrą, privažiuoja tokiu pat greičiu, nu, supranti. Suprantu, ką noriu pasakyti. Ir kursų jie čia prasišustrėlint. Gerai, suprasčiau, Vokietijoje gyveni su autobane. Ir gerai, kiek tau reikia kartų paliekti ant 200 km per valandą, kad, nu, tai čia gal... kad apsimokėtų, kad suprastum, kad, nu, ir ką, nu. Jo, bet
bet čia manau, kad dauguma turi ne dėl to, kad paliek, žinai, tipo, bet tiesiog tas jausmas ir, žinai, visa kita. Statuso jausmas. Čia čia labai ir išaugamas šitas dalykas, manau, yra ir kiekvienam skirtingai. Vieniems, žinai, būna, kai būna ta vidurio amžiaus krizė, žinai, tai vieniems būna, kad poko ant mašino, paskui ant 50-60 nusprendžia, žinai, nusipirkti raudoną Ferrari. Nu, tai aš nematau čia problemos, kiekvienas turi savo, žinai. Bet aš tiesiog paminėjau, kad gal iš kitos pusės, žinai, taip pat žmogus galvoja. Man labai įdomu, nes tos mašinos, ką aš turiu, tai čia būtų Fiat 600. Jo, aš dar turėjau klausimą, kiek tu apskritai esi sukolekcionavęs, esi kolekcionuoji mažas mašinas. Taip. Jo, ir kiek tu jų dabar jau turi? Neprisimenu. Tikrai daugiau negu 2, karočią. Daugiau. Tai palauk, Fiat Panda, Fiat 126, Fiat 500, tada Citroen 2CV. Vabalas. Norėjau sakyti vabalas. Iš tokių super senų. Ir... Ai, dar nežinau, jis kaip Mocas skaitosi ar ne. Tas Padžio Ape. Triratis motociklas, kaip Italijoje būna. O jisai su tuo yra, ar ne? Kabinoje tu sėdi tokia vairas motociklo, bet čia yra toksai kaip tuktukas zavėlis. Tu pasidarytum. Jo, ten kur su kavos maišais. Jo. Kur sankaba ten nusvarsi. Tai kaip tuktukas faktiškai važiuoja, nes irgi sankaba tipo yra ir... Tai vad man labai įdomu, visos tos mašinos, jos kai atsirado, jos toj šaly pakeitė vos ne tai, kad įvykių eigą, bet žiauriai palengvino žmonėm gyvenimą. Jos buvo pirmos skirtos žmonėm, kuri su tą patį formulę įsigyti iš 3-4 atlyginimų. Ir, jeigu ne Citroen 2CV, tai Prancūzija nebūtų dabar tas, kas yra. Žemės ūkio šalis su savo kruasanais, kepykla, konditerija, sūriais. O viskas nuo Citroeno prasidėjo. Ta prasme, po karo viskas buvo išhujarinta, nebuvo kelių, o žmonėm reikėjo vieniem kažką auginti ir užauginus kitiem nuvežti parduoti. Ir ta mašina buvo gaminama kaip karieta. Jos važiuoklė labai gera, per bet kur pravažiuoti gali. Ir kad nesudaužytų ten kiaušinių esančių šalia. Ir ten jos vidus, blėt, kaip motoblokas, kaip traktorius. Jo, drezina tokia, žinai. Ir, nes buvo visiškai vaizdas nesvarbu, svarbu, kad tarnautų. Jo, tai čia. Ir su Fiat 500 lygiai tas pats, bet Italijoje ir jau miestui skirta. Fiat 500 žinau, kaip atrodo. Jo, ir motorų. Ar nauja? Tai sena ir... Jo, bet ir nauja, jinai nėra daug labai atsinaujinus, ta prasme, jinai tokia pat, tokia mažytė, nedidelė. Jo, bet techniniai parametrai. Ne, tai be abejo, nebus ten 0,6 variklis, žinai, čia neįvažiuosi į Tauro kalną. O čia, pavyzdžiui, žinai, teko kažkada Stiklių gatvė važiuoti su tuo Fiat, o Stikliui tai tokia itališka gatvė. Tai ant tiek jinai siaura mašinka, kad jos dvi neužlipusios ant bordiūrų prasilenktų. Jo, vat ant tiek, vat. Ir, man tai yra faina, aš, vat, kai istorijos mėgėjas, kur ten pilnai žinai, kad mes su kiekviena diena gyvenam vis geriau negu prieš tai. Ir, vat, matyti tą... Ten labai fain, kaip tu gali vertinti tai, kas dabar yra, kai nežinai, kaip seniau būdavo. Jo, true. O dar seniau tą mašiną ne kiekvienas galėjo įsigyti. Ir kokie kankinė važiuoti, ten, pavyzdžiui, tekdavo ilgesnius atstumus. Man tai muša visą laiką šitas per galvą, kur aš dabar galvoju, kad dabar mes, pavyzdžiui, turim 25 metus ir mašinos, kurios išėję yra dabar, 25, tarkim, ne, ten visos naujos, visa kita, mes už 40 metų čia kledarai bus, žinai, kur čia bus, ta prasme, kledarai tai kalbu, nebus tiek daug sentimentalios vertės, kaip, pavyzdžiui, vabalas, taip toliau, tu su X7 nevažinėsi ir negalvosi, čia žiauri sentimentalų. Ką žinai, ar važiuos po kiek metų? Tai jo, bet čia šiais laikais perenka tos variklius, kitus gali įdėti visą kitą. Bet plus, matau, klausiau kelių žmonių, automobilistų labai stiprių ir sakau, gerai, iki kada žmonės darė mašinas taip, kaip visam gyvenimui? Tai iki 4 golfo? Ne. Iki 2000 metų buvo tas, kad... Tai 4 golfas iki 2. Jeigu skarda, tai skarda tokie kokie... Tas labai faina. Tai viskas, kas į 2000-ųjų, kainuos kosmiškai daug daugiau negu kažkoksai X7 ar X5 už 40 metų. Čia jau faktas bus, nes... O dėl ko tas lūžis atsitiko? Čia kapitalizmas buvo, ar čia dėl ko? Tas lūžis, kur mašinas nebe visam gyvenimui buvo pradėtas. Tai vartotojiškumas. Ir yra tas filmas toks labai geras, Pirk, vartok ir mirk. Ten, kur žmogelis nusipirko... Ne lietuviškas. Pirk, vartok ir mirk. Nes labai gerai įsivertė. Pirk, vartok ir mirk. Bet, čia kai melskis, valgyk ir mylėk. Yra filmas, tai čia turbūt, žodžiu, žaismas toks pat. O ten esmė, Bachuras nusipirko printerį ir mato, kad 10 000 lapų paspausdinus, kažkoks toks skaičius. Bet jisai nustojo veikti. Jisai žiūri tą ir išardė ir pamatė, kad ten yra tokia po rašalo kasetė ir po to, kur važinėja,
kempinė ir jinai kai prisigeria rašalo, jinai duoda ženklą jam susinaikinti, kad nedirbk daugiau, tu atidirbai savo. Tus buchūros ten patvarkė, nusipirko diską, perinstaliavo, užprogramavo, kad iki šiol jį naudojo. Ir ten tam filme apie tai pasakojama ir yra, kad kai kurios daiktus užprogramuoja tokiam susinaikinimui, kur tu, tu blėt gerai, ar ten naujesnis buvo senukose, pizdinu nusipirksiu. Bet yra proga nusipirkti. Dar blėt ir dar kažką nusipirkti. Jo, nes jei dalykai, kurie sukurti prieš 20 metų veiktų iki šiol visiškai visi ir turėtų laiko išbandymą, tai niekas nieko, tarsime, nebūtų ekonomikos, tarsime, tu nereikalinga, tau būtų nieko pirkti. Tas niuansas yra. Ir su mašinom pastebėjau, kad man, pavyzdžiui, saloną pirko saloną, siuvo žmogus, originalų saloną, Fiat 500, siuvo žmogus, kuris sako, man naujas mašinas atveža. Ir būna iš salono prieš 1,5 metų mašina, ten stovėjo fabrikė metus, 1,5. Ir tam žmogui, kuris įsigijo, jam rodos, kad sėdynės išėjo iš mados. Tai liepia su peiliu nafik viską išdraskyti ir rombai suformuoti. Okay. Bet čia gal žmogaus problema jau yra. Taip, ir yra, kad specialiai, jeigu į tokią firmą ateitumėt ir duotumėt super naujovę, tai pizdai jums duotų ir išvarytų, nes tą naujovę mažom dozėm reikia integruoti. Jo, čia psichologinio daug dalyko dar yra. Taip, tada, tu, kaip mano mašina paseno po pusės metų, reikia kažko naujo. Žaidžia ant žmonių tokių vartotojų. Čia kaip su telefonais vyksta tas pats, pavyzdžiui, kad iPhone'us leidžia, žinau, kad jie gali padaryti maksimalų į visiškai, bet jie, pavyzdžiui, padaro kamerą ne 50 megapikselių, o 3,5, nes 50 jie padarys kitais metais, nors jie jau dabar gali tai išleisti, tas pats su baterija, su procesoriumi, žinai, čia gandas toksai yra. Tos kameros, tai telefonai, aš tai žiauriai seku jos visus tos dalykus ir stengiuosi atsinaujinti, bet taip kas 2 metus ir jau tikrai matai, kad per tos 2 metus batarkė taip, kad vidury dienos jinai jau, o jie podcastus žiūri non-stop. Nes matai, tiesiog nespėja, jaučiu, manau, kad yra per daug kokybės ir per daug viskas eina į priekį ir tiesiog nespėja kartais telefonai vyti, žinai, spėja, bet jei tu atsinaujinsi kas metus, jei kas 2, tu jau tipo gaunasi, kad tau per geri apsai atsinaujina visą kitą ir tau tiesiog sankina, žinai, išveža. Nes tu, pavyzdžiui, ant 16 iPhone dabar nusipirkęs gali kai kurios žaidimus pasileisti ant asfaltą 8 ar 9, kurį tau kaista ragelis, tiesiog ta prasme. Kai PUBG seniau daužydavau, atsimenu, ant 14 iPhone tik išėjo, tipo draugas žaisdavo ir kaista telefonas, tiesiog žaidimas yra per geras, ta prasme, tam, kad naujausias iPhone'as palaikytų. Aš apie iPhone'us kalbu, nes iPhone'ų žmogus, bet Samsung'ų irgi yra tikrai. Žaidžiat visus šitos jo žaidimus? Ne, nėra laiko. Aš turiu PlayStation'ą ten namuose guli, bet nėra laiko visiškai, nes žinai, dabar kai darbai yra visa kita, tai plus dar jeigu nori kažką, jeigu nenori visą laiką dirbti nuo 8 iki 5, tai dar, žinai, jeigu turi daryti daugiau ekstra dalykų, žinai. Tai va. Tai tam suėda daug laiko. Jo, save kaltinu, kad nafik ten nusipirkau, bet po to galvoju, gerai. Pažaidėt? Ne, aš nežaidžiau. Vaikystėje atsižaidžiau kompiuterinį žaidimą, bet tik vieną žaisdavom. Oni. Toks būdavo. O čia ant kokios konsolės ar? Ką žinau. Diską radai, įsidėjai. Taip, bet tai jau diską, aš tai dar su Zilitonu daužydavau. Ne, tai su kompu kažkaip tenai ant klaviatūros paprastai nebuvo, kad ten kažkokia konsolė, paprastas kompas. Bet po to kažkaip žaisdavai iki to, kur ten sapnuoji, kad krenti. O nevadindavai, o ką darydavai? O kaip darydavai? Pana bėga ir hujarina šaudo viską. Žaidimo toksai labai fainas. Jo, bet žinai, ten toks, dabar mielai pažaišiu. Bet jis toksai senas, nenustepčiau, jeigu nežinot. Japoniškas atrodo, jį žadėjo atnaujinti, bet taip ir neatnaujino. Daug kambarių, 16 buvo kambarių, po 4 kažkokias, kur ten vos ne viską atmintinai, žinai. Ir ten reikia saugotis vienų. Aš atsimenu tų senų žaidimų, Prince of Persia, pavyzdžiui, būdavo tie tokie, kur... Ką? Dar senesnis. Jo, čia dar senesnis, paskui Dune būdavo tas žaidimas, Dune 2000. Kur filmas dabar yra išėjęs. Jo, man atrodo, pagal tai tada ten visi Strongholdai, visa kita šitie, tai manau, kad atsiminsi tu irgi, ar tu tik vieną ar žaidęs esi žaidimą. O geras Dune, bet paminėjai, iškart prisimėjau filmą, matėt šitą kopą? Aš Dune, man atrodo, nematęs filmą. Aš mačiau, abu mačiau. O abu irgi. O kada jis išėjo? Abu naujo leidimo ar naujo? Ar tu apie Stingas vaidinės yra? Ai, ne, tai apie senesnius. Davido Lynčio. Blema. Dabar ne, aš tom 4 metų. Ai, ne. Tai vadinasi, aš naujus. Kuro dar netėjo kiaušas, tai nebuvo bičių. O buvo viena tokia teorija, tą filmą labai sunku įkišti į ekraną, visą tą romaną, ne? Ir jisai pradžią davė ir visiems žvaigždžių karam ir viskam. Ir ten tokia labai faina irgi, aš labai kinomanas esu.
Ir turėjo režisuoti, buvo tikimybė, rinko pinigus, vos nesurinko, vos nepatvirtino, bet taip ir neišėjo. Kažkoks argentinietis, bet čia maždaug turėjo irgi tais laikais 70-ųjų gale gal filmuoti. Kad pagrindinis vaidmenis turėjo atlikti Mikas Jaggeris ir Salvadoras Dali. Saulė, čia žiauriai keista, eina savo. Bliat, ta prasme. Ir turėjo 14 valandų trūkti filmas. 14 valandų? Taip, bet yra tokių istorijų, O čia nebuvo red flagas, kad... ir žiūri antrą dalį. O čia nebuvo red flagas, kad gali būti, kad prisaprotai 14 valandų filmas. Ne, čia, tie laikai tokie ekscentriški yra. Salvadoras Dalys viskam pasirašydavo. Ten irgi aš tokį fainą klausimėlį turiu, kartais Salvadoro Daly kūrinį galim įsigyti bet kurioje degalinėje, bet kurioje kasoje, atspėkit, kas tai yra. Bet kurioje kasoje? Kas čia galėtų būti? Aš per durnas gali būti, bet atspėt. Bet kurioje kasoje galima įsigyti? Aš neįsivaizduoju, kas čia galėtų būti. Sakyk. Čiupačiups ledinukas. Jis logotipą sukūrė jam. A ne? Salvadoras Dalys sukūrė čiupačiups ledinuką? Ledinuko logotipą. Geltona, raudona, Ispanijos vėliavos, ten trin. Nuo to karto, atrodo, 8 kartus buvo rebrandingas. Geras faktas, aš šitą panaudosiu. Gerai, ne vėl tai faktas seniai yra. 69 metų Ispanijos Eurovizijos darė, kaip jis ten vizualus. Ir tuo metu Škotė laimėjo Lulu. Tai irgi labai domiuosi muziką, vinilus kolekcionuoju, tai man būna tokie faktai. Yra dalykas, ko tu nesidomi. Tai matai, net politiką domiuosi kartais. Kartais darau priverstinai, kokias mėnesių pertrauką dabar priverstinai ir teko padaryti net ilgesnę, nes nosies operacija buvo. Man ten ją laužė, 2 vietose lūžusi buvo. Ir tenai... Čia laužė prieš operaciją ar per operaciją? Nes toks pasakėjai, kur... Ne, man kad laužė nieko, bet man kad su kaltuku dirbo netoli smegenų. Supranti, ten kažką. Ir... reikėjo, kad kažkaip balsas atsigautų ir dabar dar jaučiu, kad pro nosį linkęs kalbėti, nors nėra dėl ko kalbėti pro nosį. Seniau, liko tam tikri padariniai, kurių dar iki šiol reikia, žinai. Ir nelabai norėjau tuo metu dar lysti, nes ten mėlynės buvo ir ten viena nosies pusė ištinusi, kita ne. Tai tokia pertrauka padariau, bet ačiū Dievui ir tuo metu, jeigu ir būtų poreikis dainuoti, tik apie Žemaitaitį. Nesinori visą mėnesį apie Šūdą dainuoti. Ir dar po operacijos. Taip. Tai net irgi antiek va tie heiteriai būna, kad blėti tikėja, kad aš ten konservatorius, tai net kaip ir kvietė va šitą mitingą pakalbėti. Šiandien, tarp kitko, čia žiūrit, jaučius po savaitės kokios ar po kažkiek dienų, tai šiandien yra mitingas. Dėl ko jis yra tiksliai pasakyti, nes aš kaip ne... Dėl Palucko, nes kad jis ten prisimelavęs, jo, čia Laisvės TV padarė šitą visą... žurnalistą ir kvietė kalbėti ir mano toks buvo pirmas, nes iškart nesinori užtraukti dėmesį renginiui vien dėl to, kad mane žmonės labai pozicionuoja, kad esu konservatorius. Konservatorius esu dėl to, kad apie juos nedainuoju nieko blogo. Aš mačiau. O aš dainuoju taip, kad apie tos, kas labiausiai pasišika. Supranti. Ir va tokie dalykai. Ir, apie ką aš jau kalbėjau? Apie haters, man atrodo, kažką, bet... kad dėl nosies operacijos nedainavau 2 mėnesius ir buvo tam tikra tokia pertrauka, faina ir žmonės pasilgo, per tą laiką ir susikopė dalykų ir idėjų, apie ką dar galime dainuoti. O tu Lietuvos politiką domies ar ir pasaulio visą? Pasaulio gal net labiau negu Lietuvos. Bet tu, pavyzdžiui, politikavimas, čia teisingas žodis, nepasakyti, kad politikuoja, ar čia toks įžeidimas yra? Ne, viskas gerai. Jo, nes aš nežinau, nes ten, aš pavyzdžiui, asmeniškai politiką vapšiai nesidomėjau šiais metais, kaip rinkimai buvo, tai pradėjau stipriau domėti. Žinau, kad mano čia klaida yra, kiekvienas žmogus privalo eiti balsuoti, domėtis ir visą kitą, aš nuėjau, prabalsavau, viskas tvarkoj, bet aš šiaip nepolitikuoju ir nesidomiu, nes man tiesiog yra nesuvokiama, aš su drauge labai daug kalbu apie tai, kad mes tiesiog turim krūvą žmonių, kurie nesutarė ir viens kitam kiša pagalius į ratus, valdydami tą pačią šalį. Aš nesuprantu šito dalyko, čia apie Seimą kalbu apskritai, žinai, aišku, yra valdančioji dauguma, visa kita, žinai, bet aš nesuprantu, kaip tu gali, ir aišku, taip yra prieinama teisingos nuomonės, diskutuojant ir visa kita, bet čia kaip vyksta tokios nesąmonės, kai ten konservatoriai stumentų, ant konservatorių stumetie, ten šūdais mėtosi viens kitą, man čia kur toks vaikų darželis ir aš tiesiog atsiribojęs nuo to esu. Tai klausimas būtų tau, kada tu pradėjai domėtis politiką ar nuo pat mažų dienų domėjaisi? Ne, čia gal 2000
Tai tau gali būti dabar arba buvo 30, arba 3. 2010. Jojant su tuo arkliu, kovo 11. Kai stuburas lūžo 16. Ne, čia jau vėliau. Stuburas 2001 rugpjūčio 11. O čia visi vieną dieną. Taip, nes pakeičia. Senčiai galėjo gyvenimą pakeičia žmogus. Tai orai keičiasi, tu jauti kaip tavęs yra 2. Iki čia ir nuo čia. Nu tai va, ir aš tada buvo koja gipse ir aš negaliu teatre vaidinti, o tuo metu vaidinau teatre ir 1,5 mėnesio, kas fainiausia, kad gali vairuoti, nes kulnų spaudį gali. Kaip aš prieš 3 mėnesius buvau susilaužęs koją. Ir vairuoti gali, minti, nes kulnų, žinai, bet vis tiek reikia būti namie, o gyveni 2 aukšte, laiptai mediniai, ratų, gali nukrysti, paėmiau gitarą ir tuo metu dainuodavau dainas apie meilį, tik blėt, kur ten niekam neįdomu. Ir aš taip nutariau padainuoti kažkokius reiškinius tenai. Ir pirma tokia daina buvo, galvoju, blėt, reikia patrolinti socialinę, istorinę temą lietuvius. Nu ir ten pradėjau kur dainą, tenai buvo, kad galiu paniuniuoti. Prašom. Nenoriu. Noriu. Nu, aš kaip eilėraštį, kad graikai ir lietuviai didžios tautos, patyrusios pakilimus ir nuopolius, abidvi turi vieną bruožą bendrą, abudu turi savo nuosavus akropolius. Oi, ir rimuojasi kaip gerai. Jo, bet Graikijoje akropolis apleistas, toks kažkoks neprižiūrimas, dabar neprisimenu, žinai. Bet va tokia žiauriai ilga daina, draugam parodė, sakau, kurva, kaip gerai. Koks nuoširdus, kurva, kaip gerai. Eiktum. Ir tenai pasakau, kad va tenai Graikijoje akropolis apleistas tenai ir kad iš ten pabėgo visi dievai ir apsigyveno mūsų šiuolaikiniam akropolį. Ir tenai yra ir Apolonas, blėt, ant ledo, jisai moko vaikus čiuožinėti. Bet čia labai accurate tema, tarsi tu labai paėmėjai tokius dalykus, kur žmonės taip ir galvoja, tik tu kitaip prizmę permeti, tipo, ir gaunasi labai ir rimuojasi, pliušiai, viskas, ko reikia, vartotojui, visiškai. Jo, ir tenai visus tuos ten Prometėjas, tai už visą apšvietimą, graikų dievybės, kur atsakingos už tam tikros sritį, darbą rado šių laikų akropolį. Čilekit, dirba tiesiog čilekit. Ne, tai ten gali rasti, ką nori, taigi ten vyno dievas Dionysas, ten, Dionysas Delano dirba picas kepadis. Jo, ir po to dar buvo, bet dabar jau tokia eilutė, kurios nedrįščiau dainuoti, tais laikais buvo absoliučiai normalu, o dabar pats nenorėčiau, kad akropoliu yra daug baltarusų, yra daug ukrainiečių, lenkų, rusų, ten kažkaip, blėt. Taip pamiršai dabar jau, Nebenori jau prisiminti. Smegenys jau blokuoja, nesakyk, kurva dabar negali. Kad kažkaip ateis tokia viena diena ir vėliai mes atkursim LDK. Matosi, kad jisai žinojo, tik tai kontempliavo sakyti ar nesakyti. Kad aš neprisimenu, kad tas yra, kad kiek seniai dainuota. Ir patiko ir tada viskas, supratau. Jokių blėt priedainių, pasakojimai istorijai. Tu tiesiog išdainuoji istoriją, faktiškai. Taip. Ir degdavo ir knygynuose, bibliotekose groti, dainuoti, ateina hebra, klauso fainai, o bare dainuoja ir trukdai, ir girdi, kad jauti, kad trukdai gert žmonėms. Supranti. Ir va taip, o tada, galvoju, čia aš dainuoju tokias dainas, kur viskas gerai, jas ten įsirėmint gali ir tinka kaip. O kaip, pertraukiau už tave, bet tai tu, pavyzdžiui, sukūrei vieną dainą, kitą, jos kur tu keldavai, nes aš mačiau, kad tu YouTube'e keliau 10 metų kažkur dalykus. Taip, bet... Tai tu YouTube'ą keli, ar kaip pasigavo tave žmonės, kad tave kviesta į bibliotekas, dainuoti visą kitą, kaip tas buvo toksai, kad tu pajutai, kad jau mane kviečia. Aš YouTube'ą, pirmą į Facebook'ą, tada į YouTube'ą, pas mane nėra monetizacijos nei ten. Nes YouTube'ai tu beveik 10 000 turi followerių, subscriberių. Gal reikėtų tą kanalą su visai kita veikla kažkaip startuoti su juo ir daryti irgi kažką tokio faino įdomaus. Bet iš ten tave pasigavo ar iš Facebook'o, ta prasme? Ten peržiūrų, Facebook'e mūsų iškart peržiūrų. Facebook'as pagrindinis ir šiuo atveju man TikTok'as ir Instagram'as netaip tinka kaip Facebook'as, nes komentaruose žmonės negali nuorodų įdėti dar kažko, negali vystytis gera kažkokia konstruktyvi diskusija. O tenai gali, kad ir hateris koks, bet primėto šūdų kažkokių ir mes ten iš jo prisižvengiam. Facebook'e, blėt, labai Facebook'e komentaruose yra vakar. Bet mane seka tokia publika, tokia teisinga, kur daugmaž žino, kaip kas yra. Ir, čia aš pats savim nusivilčiau, jeigu ten įjungčiau monetizaciją. Nes čia yra pilietinė pareiga ir jeigu tu tą gali daryti,
nemokamai, aš tą ir nemokamai. Jeigu atsirastų jau piniginis niuansas, viskas, skaitus, kad papirkti galima mane. Okay. Supranti, jeigu tu su politika darai, gali iš tos pusės. Čia kaip, pavyzdžiui, buvo Ukrainoje su tais vaikus linksminu ir žmonės sako, oi, sakyk savo sąskaitą, atsiūsim, blėt, prisipil pilną vabalą kūro. Sakau, ne, nes jeigu bent centą gausiu, prieš mane patį dingsta mano misijos... Motyvas. Ne tik, kad motyva, visas tas skaidrumas, toksai, supranti. Tai tai nebėra labdara, jeigu tu šaibas gauni. Sakau, perjung, jeigu nori tuos pinigus, nusiųskite tiem žmonėm, kurie viską man tą organizavo ir mano vabaliuką nuo Vilniaus iki Ukrainos nuvežė. Jo, tai jie sumetė tiek, gal net daugiau, negu jie buvo išleidę. Antras vabalas išeitų tiesiog. Taip, nes, žinai, vabalo, kai nenuvežė, vabalas tiek svėrė, tai lygiai tiek turėjom nukrauti skardinių energetinių gėrimų, kas fronte yra valiuta. Energetiniai gėrimai valiuta yra. Nes kavą, kol užplikai, kol atvėsta, kol išgeri, o čia Blet, jo, energijos reikia. Ir man taip sąžinė griaužė, blet. Bet matai, kaip laikai keičiasi. Antram pasaulinį visi vartoja kokainą, o čia energetiniai vartoja. Taip. Ar ką vartoja, palauk, LSD, ar ką? Jaučiu. Kokainą. Ne, LSD, man metamfetaminą. Kažką tokio. Jo, aš esu girdėjęs, bet čia tiesiog gandas, aš nežinau, čia tiesa, bet greičiausiai, kad tiesa. Jo, nes... Tai vat su tom dainom taip ir prasidėjo ir komedijiniuose stand-upuose dalyvaudavau ir yra tų žmonių, kas Lietuvoje irgi tą daro, tai ten šventinis bankūnas tą dalyką daro. Bet jie daro taip jau, kaip sakyti, kaip čia tą žodį parinkti, taip labiau kaip pramoginis, žinai, nes jie, ta prasme, ir grupė yra visą, ta prasme, tas toksai ne tai, kad grupė, bet labiau toks nėra down to earth, nežinau kaip tau pasakyti dabar. Toksai labiau tavo, tai yra toksai self-made, žinai, toksai namų sąlygom, tipo visą kitą, žinai, ir tas toksai ne tai, kad nuoširdesnis, bet nerasiu žodžio, padėsi kalkuliuoti žodį, nes tiesiog žiūri mane, tai va. Aš galvoju, kur tu čia linki. Jo, ta prasme, bet, ta prasme, jisai nėra, nes ta prasme, Bankuchenas turi, jisai ir koncertuoja. Productioną, turi productioną, žinai. Apie tai noriu pasakyti. Čia nemenkino jokiais būdais, ta prasme. Aš tave labiau žinau negu juos šiaip, jeigu. Ar jį, aš nežinau, kiek ten žmonių. Pavyzdžiui, išleidai tokią dainą ir lygiai tą pačią dieną startuoja koks draugas, dainininkas, išleidęs naują hitą. Nahui, niekam jis neįdomus, o pas mane ten sproksta. Taip. Jo, nes pas tavi yra sakoma, tiesa, taip, žinai, tu sakoma tiesa, jinai, aišku, yra hiperbolizuota, bet kokiu atveju tai yra artimesnis dalykas žmogui, negu tiesiog dainą klausyti. Jisai yra priimtinesnis, aš vėliau savo pats atsakiau, dėl ko taip fainai žmonės žiūri. Nes jeigu tu visą tą surašytum, nieks neskaitytų. Jo. Jeigu tu tą susakytum, kažkas gal ir pažiūrėtų, nes įdomu. Bet su ritmu išdainuotum, jeigu. Jo, bet vadžinai, jeigu susakai, tai gerai, pažiūrėsiu, kaip jie ten morda kryva, kaip ten nosis sugijo, koks jisai šveplas, kaip rusiškai akcentas koksai yra. Ir dar kažkai, o čia kai dainuoja, atsiranda ta melodija, sultingumas, dar koksai, ir tu apskaičiuoji, kad taip jopteli vakare, kai žmonės kamščiuose strigę būna. Ir blam kaip. Ir nėra priedainio, pas tai nebūna priedainio, ne? Stengiuosi, nebūtų, bet stengiuosi, jeigu būtų, nes tai toks lozunginis. Jo, nes tu tada klausai, tipo, ne kaip, kad paklausyt, žinai, kaip dainą klausai, o tu klausai, kad, tipo, tarsi, kad išklausyt, nežinau, kaip čia irgi šiandien bandau kažkaip protingus žodžius pasakyti, bet nesigauna. Nes vystosi daina ir pats priedainis. Jo. Po to vėl tada, blėt, nusinūdė. Jo, nes tu priedainį jau girdėjai, o tu čia, žinai, gaunasi, kad tu nuo pat pradžių iki pat galo dai. Kokių klausimų turit? Oi, mes klausimų jau užklausim, tai nemažai. Tai ar tu galvoji, kad mes įdėsim ragelį ir gerai, šitą dabar atsakyk? Aš galiu tą pasakyti, kokius. Ne, bet aš turiu vieną, labai norėjau, visą laiką kirbėjo man, ir dabar koinės yra su ugnim, čia Maskva dega. Jo, taip. Bet tau šiaip yra, man atrodo, dalykas su ugnim, nes tu ir tas, ne virtualės, kaip jos vadinas. Dujinės viryklės ir šatlankių darėjai ir, kažkas tau yra su ugnim, neturi tu. Piromano tokio savyje. Toks, kur atrodo, kad to muštinė sudegus kartais gaisrė, nes labai atrodo, kad... Vaikystėje laužai įkrytis. A čia iš tikrasi? Taip. Bet ir dabar šiaip su ugnim tu spjaudais ugnim ir... Ne dabar, per pasirodymą. Taip. Tai, čia taip išpuolė tie darbai, tokie, plus ten neštos pečiukus sugalvojau, čia toks darė Šiaulių kalvio fabrikas. Aš tik tai... apsiėmiau tą daryti Vilniuje ir vos ne iki Lietuvos masto iškėlėm. Bet tu jų nusipirkai 260. Čia dabar kalbam apie atlankinius. Apie buržuikės. Taip, Ukrainai. Taip, žinau. Padarėm ir... Aš kažkur, kaip tu darėjai, buvo atvažiavę kažkas iš youtuberių ir filmavosi ir ar neatsimenu dabar iš ko, bet tada tave irgi ten mačiau. Tu ten ir buvo iniciatorius viso šito. Kažkas filmavo, atsimenu, ir YouTube'ą kėlė. Simonas Dailydė gal?
Taip. Jo, Dailidė. jo, buvo. Jo, dar žiedavau dailidė, seniau, tai jo. Nes ten kiekvieną kartą būdavo atvažiuoja intervas, o ten toks triukšmas, kad turėjai 100 metrų už tų. Ir ten žmonės po darbų tiesiog baigia darbus ir daro savo norų, tipo viską. Ten, labai stiprus toks dalykas buvo. Okay. Nice. Tai čia vienas iš klausimų buvo. Jo, aš to galiu pasakyti, kokius klausimus esam susirašę. Nu, čia, tipo, bus kokie nors ten. Kokią didžiausią traumą esi turėjęs jau atsakėjai? Stuburo. Kiek tai mašinas esi susikolekcionavęs? Nežinau, gal esi didesnė trauma turėjęs. Per pusę perpjautas. Gal Dubai per pusę perpjautas? Ne, skersai arba išilgai. Kirviai kojais. O gal malkas kapoji? Jo, o Jėzu. Geriausia Fiskars kirvių reklama. Ir dar trumpai, o tai tau nėra, kad labai pakeitė tą nugaros traumą gyvenimą, ta prasme, dabar... Tai pakeitė kardinaliai, nes tau 16 metų, tu grįži vasaros gale, rugpjūčio 11 ir iki rugsėjo vidurio grubiai. Ir girdi, kaip už lango tavo bendramžiai futbolo žaidžia. O tavo vienintelė pramoga ant kito šono apsiversti ir tai nelabai galima. Ir dar ne telefonų nieko. Nu, tarsi, o Jėzu, jo. Čia yra tragedija. Tai būdavo ryte apysdini laikraščius, išperki visus, viską perskaitai. Nu, aš jau tada taip labai domėjausi. Žinai, istorija tai, kas vyko vakar ir 10 000 metų atgal. Jo, o politika yra, kas vyksta dabar ir kur tu gali įtakot. Nu, kažkiek bent. Jo. Ir, nu, tai vad būdavo labai įdomus tie visi tokie dalykai. Ir, nu, tai pakeitė ir aš galvoju, kai jeigu pasveiksiu ir viskas bus gerai vaikščiusiu, tai už kiekvieną praleistą čia dieną metais atsigriepsiu. Aha, tai atsigrebinėjai. O, Jėzu, jo. Tai man va dėl to... Bičas gyvena 2068 dabar. Tai man yra toks, kur tai hiperaktyvus toks esi ir, pavyzdžiui, dalyvauju kažkokiam renginį, kur ten jaunimas, stovykla, kažkokie 17-mečiai. Aš nežinau, ar ten užtaikau ant tų tokių subkultūrų, kur tokie visi juodi, plaukai juodi, kelnius. Ir aš atrodo, kad, blėt, jiem kem metų, o ne man. Aš turiu daugiau jėgų už jūs. Kur tu su kedais ateini, kur su šitais platformom tokia. Bet dar ir tas toksai, matai, lakiniais. Toksai akis nedega, nes aš tais cirkus labai greitai, nu, mokiausi iš YouTube, aš savo mokytojo gyvo tokio fizinio neturėjau. Savo mokslus esi, ne? Taip, savo mokslus. Bet tu kad nors norėjai cirkę dirbti, tikram cirke? Nelabai patiktų. Tau toks ne, su liūtais vienam kartu. Ova, liūtai rodai. Ne, tenka žiūrėti TikTok'e įvairių žmonės. Nu, tai ten daugiausiai rusakalbės, moteris, kur Dubajui undinėm dirba. Kur šiandien jų dažniausiai. Kur Airijos cirke dirba ir rodo, kaip jie keliauja, kaip tai stato tą palapinę per lietų. Ir, bliuot, nu, kiek daug tokių. Kaip užsipisimas kažkoks. O man dar irgi, man reikia namai, kad būtų šalti, vėsus ir aš tik savo lovų išsimiegu. Ir man va tie keliavimai tokie nelabai patiktų, nes, nu, pabandyk tu daryti tuos fizinius dalykus, kai tu esi gerai neišsimiegojęs. Pirmas kelias į traumą, absoliučiai, nu, tam visiškai. Šiaip jo, tavo darbas tai ant to ir pastatytas, kad tu bet kada mirt galėjai gerai neįsimiegoti. Taip, tai aš, pavyzdžiui, Kernavėj dirbau ant Piliakalnių, tai grįžtų namo išsimiegoti kem kilų ir vėl kitą dieną važiuoju. Nes, nu, negaliu sačkavot, negaliu, kad kitą dieną pasirodymas būtų bent kažkiek blogesnis, negu buvo vakar. Nu, gerai, kitas klausimas. Esi pagirotas žongliravęs, ką nors? Esu girtas važiavęs ant 2-metrinio vienračio. Bet nėra parašyta įstatymuose, kad negali. Negaliu. Net tu negali ant dviračio važiuoti, ant vienračio. Nu, norėjau šiaip parodyti, pašustrėlint, bet nebuvo, kad ten labai, ir buvo labai įdomu dėl savęs paties savianalizės, kad pasižiūrėt, kaip veikia galva. Kai neštrusisi. Jo, nes ten jau ir veikia, nu, ten tam tikri tokie dalykai, nu, buvo labai taip įdomu. Instinktais aštrėja ar atbunka kaip tik? Reakcija atbunka, tai dėl to... Nu, kur nukrenti ir už 2 minučių. Au. Skaudėjo. Nu, va, ten ačiū Dievui, kad jau ir... Bet čia draugų kompanijai rodė, ar... Draugų kompanijų, jo, va, kažkaip. Okay. 2-metrinio vienračio. Taip. Ok, girtas. Okay. Bet čia jau ne Lietuvoje ir labai senai. Ne, tai čia... Tai nėra prieš įstatymus. Jo, šiaip nėra prieš įstatymus. Prieš 7-8 metus. Kur parašyta, kad negalime. O tu, pavyzdžiui, pagalvoji, kaip atrodė, jeigu tiesiog su vienračiu 2 metrų išvažiuotum iki Norfos, pavyzdžiui. Mieste tiesiog. Kas būtų? Oi, būna žmonės Lietuvoje būna tokie traumuoti, kad jie apsimeta, kad nieko nevyksta ir nemato. Jo, kur bičas tiesiog eiliai stovi su kojukais 2 metrų. Savitarnos kasai. Atsiprašau, su korteliais praeisi. Toks kartais jauties kaip Amerikoje, kur jie visko matė. Yra toksai niuansas. Blet, aš vietoj tais tokius prenkus daryčiau, sakau, su kojukais tiesiog. Nueičiau bažnyčią pasimelsti su kojukais. Esu daręs troleibuse važiuoja.
Ai, kur nugara. Du talonėlius, nes aukštas esi. Ir vairuotojas tave įleidžia, nes ko čia neįleisti. Ir ten būna žmonės. Bet kaip tu ten, kaip tu Taip susilenki per pusę. Nu, aš su savo kojukais, aš būnu 3 metrų, bet gali toj būdelė įlysti. Tai kojukai Į liftą įlendi ir nieko nespaudi. Ir kai žmogus iškviečia, atsidaro. Ai, Pizdės pamatytum. O į kurį jūs aukšta? Aš dabar 9. Aš 9 dabar. Taip. Tai norisi. O kojukai kokio aukščio yra, atsiprašau, pertrauką tave? Aš 1,8 m, o jie 1,2 m pėda yra. Ir tu čia prisiriši prie kojų. Okay, nes aš iš video dabar, kaip atsimenu, tai įsivaizduote 5 metrų, karoči kažkur. Ne, žinai, bet 3 pasidėjau... metrai yra daug, kaip tau galva yra 3 metrų aukšti. Tai... Čia yra ir labai fainai, kur tu ir gali ir vaiką pakelt, pasifotkinti, jauną damą gali pakelt. Okay. Aš nebūdavo eini ir vaiką pakeli ant stogo, uždėti ir dai. Lauko kavinės ir kokie stogai tie tokie. Darydavo ir taip, žinai, tai aišku, akių kontaktas su tėvais. Nu, ir tenai pirmas jų būna toks, kad, blėt, jis čia bus pavaikšto, o tada, o ne, jis čia normaliai vaikšto. Nu, ir tu šokt pradedi, tiesiog mama šokdini kažkur atėjo. Tai ten jau kaip su savom kojom. Daugiausiai esu 6 valandas vaikščiojęs. Gerai, turiu vieną labai degantį klausimą. Kodėl ant kojūkų labai maži batai uždėti ir tai labai maži tokie? Kodėl komedijai? Papučia labai yra net keli zuikius užmušį tuo metu. Kokius 3 gal net. Visų pirma... Ar čia bus baris apie žemaūgius dabar? Ne. Nes jei ne, tai stabdyk. Ne. Tu su kojūkais, kai vaikštai, jeigu ir stovi vietoj, turi nuolat trepsėti, laikydamas lygsvarą. Jeigu būtų pilnas padas, tada gali ir stovėti. Būna ir tokie kojūkai, jie yra statybiniai, jie reguliuojami. Esu vaikščias. Nuo pusės metro iki 1,5. Lubom, jeigu užpakliuoji, gipskartonį arba šlubu. Taip, statybose. Bet su jais nelabai patogu vaikščioti, kadangi padas yra vientisas, lygus, senamiesčio akmenim tave verčia iš kojų, nes akmenys. Va iš kur tas pasakymas išvirto iš kojų. Dėl senamiesčio. Tai va, ant kojų žmonės. Taip. Okay. Po to būdavo kažkokia guma įsidedi ir tau reikia tą tokį medžio gabalą, kuris į žemę liečiasi. Jisai, jeigu nieko nebūna, jisai taip nudyla, taip susitrombuoja, kad slidus kaip ledas gali. Jo, aš žinau apie ką kalbės. Toks net profesionalas. Ne, aš įsivaizduoju medį, kurį daug kartų buvo kalta, tiesiog jis toks net pajuosta ir jis būna labai kaip vaškas toksai. Taip. Nežinau, kodėl jis. Tai va šitas momentas ir tada būdavo uždėti kažkokią gumą Klaipėdoje, dar kai gyvenau, tai ten nuo laivų būna žmonės atiduoda kažkokį tokį, kur labai fainai. O po to matai, kad kam su ta guma vargti, vis tiek jinai turi kažkokį galiojimo laiką. Jeigu tu tenai įdedi tą batuką, pripurški makrofleksų, sutvirtini 2 varžtais ir tu batuką išnaudoji kaip batuką. Jisai neslysta, jisai... Kur tu galvoji, ką uždėt, blėt, batą, tiesiog ant medinės kos batą. Nes ir vaikam būna vaikam toksai, kaip čia... Traumą gali įvaryti, kad, blėt, lūžt galis kažkoks į žemę drinasi. Supranti, o čia batukas ir viskas yra išbaigta ir labai fainai. Mielai atrodo tada, na. Jo, nes didelį batą uždėtum nebūtų tokio efekto. Jo, nes juokingiau toks didelis, žinai, žmogus atrodo ir... Taip, tai čia vat yra tokie dalykai, kur jeigu ne tie batukai, ten ir traumų būtų ir kas tik nori būtų. Ir dar kai nėra tų batukų ir būna tas grinai lūžt galis, vieną kartą teko, nesu ne karto krytės, esu tik tai specialiai savo norų krytės po 10 metų vaikščiojimo, kai norėjau sužinoti, ką tai reiškia. Ir saugiai ant pievelės su samanom kritau. Aš įsivaizduoju, kur tu atsikeli, čia nenukris norėčiau. Tiesiog atsistoji ir atbulas. Ne, o tuo metu nekritau, bet buvo dar blogiau. Ėjau ir buvo pievai kur merausis ir aš jo nepastebėjau ir koja prasmego, kita liko taip vat ir aš kaip šūdas ant pagaliuko. Ir pribėgo draugai su kojukais, mane ištraukė ir supratau, kad blemba reikia kažkokio plataus dalyko, nes įsivaizduoji, tuo metu, kai didi žingsnį, aš sveriu kokius 8,4, 8,5, tokių 8-5 kilometrai į tokį šitą, kilogramai, į tokią vietą, į tokį plotą remiasi. Jo. Bet klausimas man yra, pavyzdžiui, o kaip tu prisitvirtini koją prie tų medinių? Tai čia yra medinė plokštelė, o čia yra 3 dviračio kameros. Aha. Va tos tokios. O, čia inside'us užnosim. Taip, šliaupų, jo. Turit kažkokius tokius kėdus turėt. Tada čia yra bagažo tvirtinimo guma. Ne guma, o tas toksai bagažo tvirtinimo juosta, kur tu skrik ir užsispaudžia. O čia yra metalinė plokštelė ir ta koja taip įsirėminė. Ten jeigu reikėtų jums kojukus daryti, tai grinai darai atstumas nuo šitos vietos iki šitos ir kiek dar šitoj vietoj, kad jisai būtų komfortiškai fainai. Ir va tokie dalykai. Ir dar dėl viso pikto teipo turi su savim ir ten jau ant plaukų tiesiog vinioja ir viskas. Čia kur reikia super kažkokio tokio
kažkokio vietoj reiks vaikščioti, kur tikrai labai daug, nebus kur atsiremti, pailsėsti, pasitaisyti. Tai dėl šventos ramybos ir čia dar teipų apvinioja, ir ten dar teipų apvinioja. Ok, o žiūrėk, aš šiaip pastė, tai šitie užvaryti, aš matau. Blauzas? Jo, blauzas užvarytas. Ai, ta prasme, nuo vaikščimo jaučiu, tas yra toks. Tai dar vaikystėje futbolo ten moky, šerkė, blėt. Tiesiog laimo lyga rado. Ne, tai yra, bet ir ten baletas, ir ten pas mane yra, moku ten tų bairių, kur ten baleto ar pažįstamas, kur baletą šoka pavydį. Nu, vat šitą koją, nu, vat suprantit, keltis tas skaitos. Man jau skauda. Po to nuo judinėjimo. Ai, Linėjas, Kur šitas, Lyza, kai meluoja, stovi. Jo, per Simpsons, Lyza taip stovi, kai meluoja. Arba aiškina kažkam kažką visą laiką. Jo, irgi taip sudėjus kojas. Aš dar norėjau paklausti, pavyzdžiui, mes su kolega ginčinomės, jisai tokio dalyko nėra girdėjęs. Ar tu vaikystėsi vaikščias ant kojukų tų, kur užsidedi rankas ir užlipi? Taip, aš esu toks girdėjęs, tu sakei, kad mokyklai pas tave buvo. Taip, pas mus buvo mokykloje. Mokykloje būdavo. Tai pas mus mokykloje būdavo, kad žiemą pizdinami mišką su slydėm čiužinė. Nebuvo žinai? Ne, pas mus tai neslydėm pizdom čiužinė, to klasioką pizdindavo kažkas tada. Žiemą tiesiog pizdindavo. Tai šitą, tai jo, aš juodai baltas matau. Tavo kamerą, tu juodai baltas. Labai gerai, labai nice. Tuoj palauk, tvarkysi ir galėsi. O kas buvo juodai baltas? Nustatymas nustatytas, blema. Čia aš kai pakeičiau kamerą, jau čia nustačiau, blema. Žiauriai, sorry, Dave. Bus smagiau montuoto. Žiauriai, sorry. Šitą, gal perėt, mes turim... Nežinau, su garsas dabar susisinkins. Mes turim rubrikėlę tokią trumpą. Dar tu turi laiko, netruputėlį? Turiu. Aš tik biškį, jo. Jo, tai mes turim tokią trumpą rubrikėlę ir dar turim kitą tą klausimą. Mes klausim pradžioj, ar tu moki žangliruoti su viskuo. Su bet ko galėtum žangliruoti. Manau, jo. Gerai, kad dabar žiūri, ką atnešim tiesiog? Taip. Ok, žiūrėk, mes sugalvom tokį sunkų dalyką, drugėlų žiūrėk. Oi, ble. Nu, kadangi sakai, kad su visko gali, tai mums... Tai nebus kažkas valto, Kaip, gerai, o tu spėk. Nu, blema, jau parodė, norėjau paklausyti, spėt ką. Blema. Gerai, esi bandęs. Tu esi aukštesnis, tavo delnas platesnis, dėl to tu galėjai apsiimti. Čia tokius dalykus daro su krepšinio kamuoliais, pavyzdžiui. Tai jo, bet man tai įdomu, kaip atrodo žangliravimas su balionais. Jie turi svorį. Palauk, sorry, aš tai užmečiau tais balionais, atrodo. Ok. Čia kaktusas. Jo. Ok. Pasirodo, ne visko gali. Aš nufilmuosiu, gal Slavkai kersis. Ant kaktus. Bet, pavyzdžiui, kažkokiais kitais, tai galima. Ne, šitas tai per sunkus, nejaučiu. Palauk, čia augaliukas. Jie pokučiai jisai, bet gerai, kad neduštų. Tiesiog. Paprastai. Blema, kai su kirviais įpratę žmogus. Bet čia skirtingų svorių ir tau taip išeina. Nice. Bet irgi, matai, kad būna išsitikti. Okay. Mes neparuošėm kažko sudėtingo, sunkaus, tiesiog galvojau, kaip atrodytų, kaip žangliavimas balionais, nes greičiausiai, kad neįmanomas yra. Yra čia... tas dėl super lengvumo. Jo, ta prasme, nes, aš neįsivaizduoju, kaip turėtų būti, žinai. O dėl to žmonės ir daro, pavyzdžiui, kas mokosi žongliruoti, užknisa po visą būtą bėgioti kamuoliuką ieškoti, teniso, geltono, kai jisai šoka. Tai dėl to jie būna į koją, neprideda, kaip jis ten vadinasi, grikių. Aha. Ir porą kartų apvinioja su tą pačią koją. Ai, čia žinai, kaip vadinasi, kaip seniau žaisdavo, aš nežinau, ar pas jūs pizdabolas. Ta, kur tai čia ir dėl to ir yra, kad yra svorio ir jam nukritus, jisai lieka būti toj pačioj vietoje. Jo, ir jisai nenušokioja. Taip, nes kaip užknisa šitoj pradžioj, kai tu ir tiek turi daug pačių įvairiausių dalykų pramokti, dar ieškoti tą šūdą, po visą kambarį. Bet tu su 3 dalykais gali žangliruoti ar su daugiau? Su 3, nes su jais gali daug figūrų padaryti. O su daugiau esi bandė žangliruoti? Čia neprašysim pabandyti tikrai. Nesu. Kažkaip apsistojau ties tuo, aš taip linkęs derinti triukus vieni su kitais, balansavimas ant horizontalių lentų tenai. Taip. Tas labai insane atrodo. Kur tu 2 aukštai susidedi, ten 2 ar 3 netgi gaunasi. 4 gal net. 4 gal net, jo. 4. Blet. O nuo to esi nusivertęs kad nors? Jo. Jo? Taip, esu, ten labai tokia kombinacija, jeigu pavargęs.
Krytės, viskas nugriuvo ir aš nugarą krentu ant tų dalykų. Su savo sulūžusiu stuburu 16. Jo, bet ten labai fainai, nes atkišau rankas, kojas, tai nusileidė ant kojų rankų ir ta nugara ore kabėjo, bet žmonėmgi to neįrodysi, kas žiūrėjo tą publiką. Ja. Pakraupė buvo. Okay. Nu, ten labai, ten o kaip įsisuki iš to, čia turėjo tai būti, ne? Kaip darai? Ar prisipažįsti? Atsistoji, pradedi žiauriai šlubuoti. Ir sakai, kad aš turiu kai ką dar. Aš nežinau, jūs jauni neprisimenat, bet buvo Muppet Show ir ten yra toksai Gonza išradėjas, kur visada, blėt, susisprogdina, susidegina. Tai vad perimi tokį charakterį ir visiems viskas aišku. Na, suprant, tie, kas yra matę, net tie, kas nėra matę, pamato, kad šito durnio nieks nesutabdys. Bet tu šiaip darai, aš matau, kad tu nori atėjo prie, bet tu šiaip darai labai komedinį, stipriai turininkai ir darai šitus dalykus, nėra, kad tu tiesiog tyliai žangliruoji. Žinai, aš kiek matau, tu ta prasme ten visą laiką žmonės juokėsi, ta prasme verkia iš juoko kai kurie. Tai ten būna, sako, kad snukis skauda ir po to jau būdavo, padarysiu taip, kad 10 minutę jau snukis skaudės. Nes raumenys tą nenaturali būsena. Pavargsta juoktis. Taip, ir vat būna, ta prasme, nu ir va taip ir varai, nu kovoji pats su savim, ta prasme, kad kuo anksčiau juos sulaužyt. Ok, bet tu turi būtent, gerai, kad čia ne apie stuburą ar apie visus lankstelius, kad kuo anksčiau juos sulaužyt. Bet tu turi, pavyzdžiui, programą ir jinai yra kažkokio laiko ir tu visur ją važiuoji, vežiesi, ar tu darai vis skirtingai, ta prasme, tie bairiai, bitai taip toliau, jie yra visą laiką, ta prasme, tokie pat, čia yra programa tavo, ar tu juos darai ekspromto ant kiekvieno tipo, kiekvienam renginiui skirtingai? Matai, ten yra 40% to paties, ir teksto, ir triukų, o 60% čia ir dabar. Improvizacijos. Su susirinkusią publiką. Nice. Ir pavyzdžiui, tada, kai turėdavau daugiau jėgų, prieš kokius ten 9-8 metus Kernavėje ant Piliakalnių, Liepos 6, kur būna temperatūra 30 laipsnių šilumos, ten rodydamas tą pasirodymą kilogramą svorio numetė. Tai ten su prakaitas daugiausiai. Ir pernai labai daug problemų buvo su tuo, nes nežinau, kad tai yra elektrolitai ir įmanoma atstatyti tą balansą. Ir vėmiau, ir šalta buvo, ir purtė, ir ten tragedija buvo tą dieną. Bet į dieną 3 tokius pasidarydavau ir žiūriu, kad kokie 50% žmonių tie patys. Aha. Ir pas mane, blėt, pabandyk tik tai išduot, kas bus vėliau. Taigi tragedija, greuna visą dramaturgiją. Nu, visą struktūrą sugalvota. Tai jie ne tik nesako, jie žiūri ir tada toks egzaminas, kad šį kartą parodė taip, kurie matė prieš 2 valandas, kad jiem vėl įdomu būtų. Ir tu matai, kad jie po to dar 3 kartą ateina. Tai maža to dar čia būdavo pats geriausias tokia kontaktų mūgė, kur tau organizatoriai sumoka labai nedaug, tada tu iš žmonių prisirenki kokius 4-5 kartus daugiau. Kaip tikras artistas. Taip. Ir dar išdalini vizitkę, dabar vizitkių dalinti nereikia, yra QR kodas ant lagamino, nufotkina ir tave randa. Ir metų bėgyje tie žmonės kviečia į vestuvės, jubiliejus, vestuvės ir, nu, tai būdavo kažkas, aš nežinau, turbūt, vat, nemokamai galėčiau rodyti ir man iš to būtų didesnė nauda negu patiem organizatoriam mane prisikvietus. Taip, yra tam tikri dalykai, kur tu turi suinvestuoti dalį savo talento ir jaunystės į vardą, o po to jisai dirba jau tau. Kažkaip va toks yra bairis. Su komedija irgi yra, gal ne taip ilgai užtrunka, bet jo, tas toksai, žinai, kad tu turi iš savęs geras būti, prasme, stengtis, repetuotis, važinėti, žinai, daryti, lipti, kaip tas vadinasi angliškas posakis, kad tiesiog ateik, kaip angliškai jisai sako. Sakosi. Tipo, kad ateik į Concord, tipo, just be there, tipo, ar kaip. Just do it. Ja, neatsimenu, karačiai. Tai make it, still fake it, draga? Bet visus vardinai. Ne, kažkaip yra, kad tiesiog pasirodyk, kaip vadinasi. To be or not to be? Be at the right place at the show right up, man atrodo. At the right place at the right time. Jo, karačiai, show up, man atrodo, vadinasi, kad... Neatsimenu, kaip vadinasi, bet yra tas dalykas, kad tiesiog, tipo, consistency sky, tipo, kad tu darai, žinai, stengiais tobulėjai ir anksčiau vėliau, žinai. O dabar man irgi papasakosiu, egzaminas yra, kai jaunimas ateina tokie 17-likiniai, ar gal jūsų amžiai. Kiek jums metų priimta? Man 24. Aš kepurę nusimčiau pasakyti, kiek man metų. Man 26. Kiek tu sakai 29? 21, žiūrėk, aš praplikėtas. Oi. Ai, tai gal duoda, nes man, vat, kai būna tokie vešlus šitie ir dar, aš dažausi juos, nes aš anksti žilt pradėjau, turi scenai vis tiek kažkaip fainiau atrodyti, supranti, ir dėl to dažausi, ten dabar Cicinu vadino mane. Karočiui, tai ką aš noriu pasakyti? Gerai, pažvengim, aš praplikęs, kalbėk. Ne, palauk, aš ką norėjau papasakoti. Dabar išvažiuoju. Apie metus. Bet man spėjo, kad 1 yra, prašyčiau. Apie metus kalbėjom, kad egzaminas laikas. Ateina tas jaunimas, o aš suprantu, kad jiems mano šitie bairiai jau yra kaip
nu, kaip gal Orlausko. Tai skrinžas. Jo, ir aš specialiai darau cringe'ą, svetimą gėdą, ispanišką gėdą. Ir nuo vidurio pasirodymą jie supranta, kad čia ne jie mane duhina, o aš juos. Taip, nes specialiai darai, kad sekasi gerai ir pats jobini kokį savos kūrybos anekdotą ir minutės tyla. Ir tu galvoji, pagavau, blėdės dabar. Tai, o man tuos pasirodymus darant, aš kartais mėgstu pakalbėti daugiau, nes turiu pailsilisieti, nes ten balansuojant daug yra sprokstamųjų raumenų, nu tokių vat... Ant įtampos. Nu, tu ant įtampos čia kaip ant irklentės būtų irgi, kur atrodo paprasta, o iš tikro tu turi visą laiką laikyti. O man poilsis ant irklentės. Ne, tai tau, tai blėd, poilsis jau žin vienračio. Tai aš jau pastebėjau, kad ant irklentės, žinai, pritvirtintas bagažas kaip turi, aš turiu, blėd, 4 irklentės, o viena iš jų yra 6 metrų ilgio ir 4. 100 eurų kainuoja, kiek žmogus pinigų turi turėti. Ne, tai būna 2 gražios plaukios su drauge, viena iš ežero ratus padangas traukti. Jo, tu traukiai, tarp kitų labai gerą darbą darai. Nu, ačiū. Nu, taip valau, taip stengiuosi pasidaryti. Ir, o viena tokia didelė, kur norisi, nu, tokia įsigijau didelė. Daug vaikų namam visiems. Kur 6 metrų. Yra idėja, ukrainiečių vaikų namai yra perkelti iš Odesos miesto į Vilnių. Ten 30 vaikų, visi su negale ir visi jau iki karo buvo našlaičiai. Nu, tėvų neturi arba palikė metę. Ir, nu, jie nesimaudė niekada ežere yra. Tai šiemet planuosim, nuvešim, padarysim. Nu, toks labai svarbus darbas tenai. Bet 6 metrų irklentė vis dar, vaikai liūdna, visa kita, bet 6 metrų irklentė man yra nesuvokiamo dydžio dalykas. Tai ten neplukdysim. Čia yra irklenčių kruizas. Tai ten, jeigu ten išeitų vabalą užvaryti ant tos. Fantastiškai, 6 metrų. Tai aš esu įsigijęs tokią tarybinę. 2 Fiatai tu. Jo, tarybinę palapinę įsigijęs tokią už 20 eurų blusturgius. Labai mėgstu senojus daiktus. Tokia oranžinė tarybinė brėzė. Tu turėtai mėgti blusturgius. Ir pastatyti ant palapinę ant tos irklentės ir 2 dienas hujarinį iš Vilniaus plaukį į Kauną nerim. Nu, tokių turiu idėjų labai fainų. Nu, aš už tai, kad Lietuvoje galima poilsiauti ne ką blogiau negu užsienį kažkur. Man net užsienį labiau nepatinka, negu patinka. Žiūrint, kokį užsienį tu lygini. Nu, pavyzdžiui, Vietname teko būti. Ne, tai aš manau, Lietuvoje gali geriau poilsiauti negu Vietname galbūt. Nu, yra ten ta gamta, džiunglės, viskas yra labai faina. Nes aš tai galvoju iš karto apie Meksiką ir vandenį, žinai, Maldyvų, kur tu gali, nu, apie Meksiką, aš žinau, kad Maldyvai ne Meksikoje yra. Neįdomu, nu, jeigu vandeninė kokiam. Ne, man ta prasme tiesiog skaidrus vanduo man yra viskas. Man bangos ir skaidrus vanduo yra viskas. Tai vad Gėlos ežeras labai fainas prie Nemenčinės. Tai būtent, kad prie Nemenčinės, aš iš Kauno, man toli važiuoju. Aš jau geriau nuskrisiu į Maldyvus. Ne, mes turim Drąseikių karjerą. Ką? Drąseikių karjerą turim, tai vanduo labai skaidrus, vienas iš švariausių ir didžiausių karjerų visoje Lietuvoje, antras pagal dydį. Ir kadangi šiltas vanduo jaučiu. Šiltokas vanduo yra visai, bet tu faktiškai stovėdamas savo ūgyje, jeigu stovi iki kaklo, tu gali matyti savo pėdas. Tai tokio skaidrumo dar reiktų paieškoti. Aišku, jūs turite žaliuosius ežerus, jie irgi gan skaidrus, ne yra? Jie žali, bet ne nuo skaidrumo, nuo mikrofloros gyvenančios ten, bet irgi skaidrus, bet Gėlos jis toksai mėlynai skaidrus ir balto molio krantas. Tai šiandien kaip tik intervą daviau, kad tenai sukos, ten žmonės būna atvažiuoja, baltų molių tepasi ir guli kaip gydomasis. Nu, neaišku, ar yra tas pH ar ne, bet žmonėm faina. Tiesiog dėlė vaikšto nahui. Kažkas primėtė, kad jie taip nedarytų. Čia kurva kaip tie piderastai, kur šunim mėto to su nuodais tos dalykus Kaune. Aš kurą tokius žmonės pagaučiau už kiaušų pakarčiau nahui. Net nemeluoju. Ta prasme tragedija yra. Tai reikia sugalvoti kažkokią sistemą, kad eit su vandens batais. Nu, jie tada nuo jūros ežių apsaugo, kai Turkijoje ir Egipte žmonės nardo. Tai turėtų ir nuo butelių, o jeigu nori gulėti kažką, juk įmanoma, nu, ten su grėbliu pagrėbuojai, ten, nu, kažkaip ištirti, ar ta vieta neturi stiklų. Bet tai kaip, blėt, pizdėt. Bet čia žiauru yra, nu, čia yra tokių žmonių, žinai, visą laiką. Tai kaip būna valai tos ežerus, matai, šiferių kiek priskandinta, padangų, mašinų sėdinių ir ten atsiekė, dėl ko mašinos sėdinės. Nes kaip... Vardo mašinas ir mėto tiesiog šiukšles, ne? Ne, aš kalbu, kaip darydavau. Ką? Pala. Trakų saloje yra ten vienoje tokia trakų salelė labai faina ir mašinų sėdinė. Ir po to suvokiau, kad žiemą su rogėm atitempė, žvėjuoja ten dročina su savo tą meškerę, o po to gal nueina tenai, gal kad pasidėjo, kitą kartą ateis. O kitą kartą jau pavasaris, viskas ištirpo, taip ir lieka. Ir daug šiukšlių, vad būna fejerverkai,
kai šaudomi naktį 12 nakties per naujaką, jie palieka, juos užpūsto ir jie išryškėja tik tai jau kai ledas ištirpsta, plūduriuoja. Okay. Nu, tai kai valai, tai čia toks reguliarus darbas pas mane prie namų, tas ežeriukas nuolat valai. Bet aš čia šiaip mes, blemba, čia laiko turi. Tu turi, ne dar laiko biškį? Gerai, nes čia mes norime eiti prie tos, bet tu tiek turi papasakoti ir man tiek, kad klausimų yra. Aš šiek tiek kalbu, kad man įsijungia laikrodis, kad aš tipo sportuoju. Taip, gerai. Jei nepavargai dar, tai tada, jeigu pavargai. Tai 12 km ir išlenda tas, kur laikas pajudėti. Ble, 12 km praėjau, ką tu čia šneki pajudėti. Tuo prasme, jo, nu vad būna. Okay. O tavo namas yra apipintas čia legendom ir visko, tavo namas, tas didysis namas, kur ten yra visiškai ten visko. Terasa. Namo nerodau, nes ten nėra ką rodyti. Terasa, tai terasa visa medinė. O kur jinai yra? Ta prasme, tu adresu neskyk, bet čia yra prie Vilniaus, Vilniui? Čia nuo katedros 12 km. A, 12 km. Čia šalia. Okay. Bet man įdomu, ten viskas yra absoliučiai iš medžio, ir ten yra stiklo, ta prasme, aplinkoje. O tu nebėjai, kad užsidegs kada nors, jeigu saulė pašvies tam tikrų kampų? Ar ten ne iš tos pusės? Ne, nebūtų tai. Nebūtų, nėra baisu. Tai bet ir neturėtų. Bet čia labai geras dalykas, nes irgi šiandien tą interviu, kur kalbėjom apie gamtosaugą, aš tokius stiklinius tarybinius blokelius, kur būdavo kūno kultūros kabinetuose, jie kažką skirdavo. Nu, permatomi, ir ten yra toksai stiklas, kur viduje yra nelygus, rombinis. Tai tas dviejų kamerų, ne? Jo, juos kai išmeta, jie gali gulinti tam tikrų kampų, saulė praeina, daro linzę ir tą lūpos efektas ir gali patekti mišką. Jo. Tai, bet terasa ne, ten stiklas lygus. Tai pokui, mišką tegu degas arba terasa. Taip, viskas iš medžio. Ir dar vienas klausimas, labai daug šviestų, pas tave labai daug kabo. Ar tu čia kolekcionuoji juos, ar tiesiog taip gal? O kažkaip netyčia pradėjau, taip vieną kartą kažkur radau, kažkur įsigijau, kažkur dar, kažkas pamatė, Facebook'e daug būna, vat, pavyzdžiui, grįžti iš pasivaikščiojimo ir ant tvoros kelios kabo. Kažkas rado, kur... Ble, čia koksai, kur, žinai, kiti nori blogo, prišikai maišiuką ir uždega ir padeda, tai tau tiesiog gero nori palikinėję daiktus. O po to yra žmonės, kurie yra nekilnojamo turto brokeriai ir pavyko parduoti kažkokį būtą, įsikelia žmonės, bet prašo, kad įsikelia į tuščią būtą, kad net laidai kaba. Nu, kad nieko, čia kaip Amerikoje nebūtų. Nu, ir sakau, ir davai atvažiuoju, ten tokia liustras, 3. Sietinai, na. Ir ne sietinai, o jie tokie art deko stiliaus. Art deko tai tarpukario 20-40 metai. Kaunas visas. Okay. Padarytas. Ir lempų, juk tu savo galvoju, blem. Nu ir va tas žmogus ir kilimų parūpina, ir lempų. Bet tu būte negalėtum gyventi. Pas tai būtas 300 kvadratų turėtų būti, kad tilptų viskas. Tai man dabar jau ten, kur gyvenu, per maža yra. Jo, aš noriu kažkada ateityje, bet vat, gal ir jums pagalvokit, jeigu darytumėt kokį koncertą, noris va taip miške, nu ir tokį labai fainą. Kažkoks toks miškas, kažkokie solai, žmonės susėdė ir iškabinėja ant medžių tas liustras ir jos visos šviečia ir jas įmanoma dimeriuoti, kad gali šviesti stipriai, mažai, gali kaip stroboskopas, gali kaip žvakė plaventi. Tu dabar pasakai du žodžius, kurių nežinau. Dimeris? Dimeris tai čia yra toksai pultas skirtas šviesai reguliuoti. Aha, okay. Toksai... Ir kitas, kur darai ką gali? Stroboskopas, kur... Stroboskopas, aš išpratėsiu tiek daug naujų žodžių. Nu, kaip būna... Stroboskopas. Tiesiog iš esu tokia, man atrodo. Ne, jinai va taip šaudo. Ai, okay. Iš kulkosvaidžio, bet šviesa. Čia mum jaunimui kaip disko. Tai jie disko ir naudoja, jo. Ir flashlightas. Tai va tas liustras vos ne visas Baltų varnų koncerte, tai yra botanikos sode, bet Vingio parke, tai tokioj scenoje mediniai su kabinam ir tenai vienas labai fainas apšvietėjas ten prie jų padirbo, sudimeriavo, kad galėtų su jom didžėjauti. Ir pagal muziką jos varė. Bet dar noriu ištekinti medinius krėmolius, aš turiu tekinimo aparatą ir mėgstu tekinti. Ir galim padaryti, kad viena visą laiką, pavyzdžiui, viena sukasi aplink savo ašį, tai čia reikia, kad jinai sukasi, bet nenutrūksta elektros šitas. Tai tinka, žinot kas? Nuo dulkio siurblio, kai įjungi ir tu trauki ir jis veikia. Ten yra tokia lėkštė su kontaktais, kuri trinasi ir... Geras. Tai dabar visi slavkai kabinkit ant tvoros dulkių siurblius. Jau žada daryti. Tai aš manau, randu dulkių siurbliai 100% neveikia, ištrauki viską tą ir nupjauni laidą, nes tas laidas kokį 7 eurų kainuotų, o man reikia kiekvienai liustrai turėti laidą. Taip. Arba būna išardai tą... Recyclinį viską, na, tu karačią. Taip, bet yra vietos, tai ten sandėliuką nuomojos dar. Nu ir va, tai ten fainai galim padaryti, kad tos liustros šviečia taip, kaip tau reikia. Dar
tada viena sukasi, kelios gali suktis aplink savo ašį visą laiką, o kokios 4-3 keliauja iš vienos pusės į kitą. Tai čia irgi tokia skreimolių sistema ir, nu... Skamba kaip... Toks nagingas. Ne, tai čia yra fantazija ir fainai gyvendinti. Jis su savim kovot. Bet čia toks dalykas, kur tu, žinai, kaip man būna kažką padarai ir tu žiūri, galvoji, zaibys. Ir paskutinį kartą čia buvo, kai tiesiog painting by numbers dariau, žinai, kur nudažyti. Tai tu tokį pasitenkinimą turėti kiekvieną dieną jaus, kur tu padarai. Bet būna, kad pavargsti nuo to ir tas sindromas HD kažkaip ten. Haždami. Jo, bet, pavyzdžiui, tos kanistras irgi taip sugalvodavau, žiemą, nes gaminiai vasarą prasidėjo darbai ir užmetį. Ir bats atėjo karantinas, kai vos ne visus renginius. 8% renginių atšaukė. Bet tau karantinas, šiaip, sorry, pertrauko vėl, tau karantinas turėtų būti rojus. Tu tie galis daryti dalykų, tipo, ir tu laiko turi, kad tau... Iš dalies nerojus, nes pagrindinis tavo finansinis stabilumo pagrindas išmuštas. Ir aš dėl to ir pradėjau tą vasarą jų gaminti ir apie 200 prigaminau, pardaviau, tai tos kanistros pradėjo visą vasarą karantiną išgyventi. Ten jau buvo taip, kad aš į Klaipėdą jas veždavau. Į Klaipėdą veži, Kryžkalnį 2 atiduodi, Kaune 3 ir dar Klaipėdui. Na, šis nuostabus užsiėmimas, ta prasme. Jisai nuostabus kūrybinė prasme, o vėliau, kai prasideda štampofkė ir copy-paste, užknisu. Tau mačiau, kad labiausiai žiūrėjau video, kaip tu darai, tai tau labiausiai užknisdo tą skardą pjaustytą, ne? Kur ten didžiausia huinė. Jinai tokia, tai dabar man ačiū Dievui toks bičiulis nupirko lapą ir jisai padarė brėžinį. Aš jam ten gerą darbą padariau, jis man. Ir jisai padarė brėžinį su lazeriu visą tą šūdą išpėlė. Tai dabar sumažino iki šitą, bet tada galvoju, kiek čia tada to rankų darbo lieka. Nu jo, bet tai vis tiek. Nes pas mane irgi toks yra. Aš gyvenu tarp 2 kaimynų, pas vienus kaimynus yra 2 metukų kūdikis, kuris laukia mėgsta pamiegoti vežimėlyje, o šalia vos ne 100-metė kaimynė, o aliuminį kaip jaunas suka, kaip išžviegia. Kas žviegia? Aliuminį. Ai, galvau kaimynė. Aliuminis, jisai labai garsiai. Ir jo nėra kaip, žinai, tenai. Neužtildys, jo. Ir tada jau suduslinį tą garsą, bet... Bet jei kaimynė ateis ir skis, kas čia žviegia? Vaikas. Ne, jinai niekada tas 2 mėnesių vaikas. Bet niekada jinai nesakytų, bet nesinori, kad jaustų tokį. Ja, suprantu, norisi pagarbos. Taip. Tai čia va tokie dalykai ten su tom kanistrom. 4 spėsi? 4. Nespėjai. Apie vestas klausiu, ar daug vestų turi? Ne, kaip ten stengiuosi vasarą kokios 8, kad būtų. Ir nesinori, kad to paties, nes tai yra toksai, žinai, kai įmonė išventi ir ten nuo 200 iki 1000 žmonių, ten iš scenarijos taip laisvai, o čia vestuvėse nėra taip, kad atsakingiau, bet čia iš pirmo karto turi visam gyvenimui padaryti gerai. Ir daug to streso tokio būna ir nesinori, kad būtų copy-paste, kad vos ne... Jo, bet tu labai gerai gali išvedžioti, pavyzdžiui, jeigu tu nusiversi stipriai, žinai, aišku, tau nieko daug dievė, kad neatsitiktų, tai irgi toks kaip visam gyvenimui, žinai, šventinės tikrai atsimins, kad tu nusipisai tada su savo, žinai, darydamas kažką. Tai toks irgi nesugadinsi, žinai. Sugebėčiau. Tai buvo man pasirodymas kažkada Juodkrantėj su laivu atplaukėm, aš ten laive linksminau, ten dainų biškį dainavau. Kai kurie prašo to. Tai kartais tenka taip galvą atgaminti ir ten. Ir atplaukėm, ten rodžiau cirką. Ir man berodant cirką, ant 3 aukšto balansuojant, matau, kaip vieną iš mūsų girtą šventės dalyvių mašina nutrenkė. Bet, nemirtinai, ta prasme. Nemirtinai, ten buvo, jinai ne kiek nutrenkė, kiek jinai jį pastūmė. Gavosi taip, kad jisai ėjo iš parduotuvėlės link tos prieplaukos. O tu iš aukštai viską matai labai gerai. Ir žiūrėjo į tą kelio pusę, kur jam reikia, o mašina suko iš stovėjimo aikštelės ir suko ne į tą juostą, kur turėjo būti. Ir jinai sustojo prie pat jo, jisai pasižiūrėjo ir jis dar girtas buvo, nukrito, iš nosies kraujas pradėjo. Tai žmonės nematė to, ką aš mačiau. O aš mačiau, kad ta mašina vos ne jį pastūmė. Kartu sėdė. Ir jisai nuėjo 2 metrus, atsigulė ir tada atrodo, kad jinai taip nupiso, kad jis už 2 metrų nuskrydo. Ir aš sakau, sorry, mūsų vieną iš dalyvių nutrenkė. Ir jie galvoja, kad tu jį atsiveži, nes iš dalyvių taip pat tai su tai ta moteris dreba ir tas vyras dreba, moteris nori kviesti policiją, o renginio organizatoriai sako, nekviečiam policiją. O vyras tiesiog išgert nori. Nes pati šventė vyksta įmonės darbo metu. Ai, čia nelabai legalu. Taip, o pas mane iškart toks šaltas įsijungė, nuėjau tiesiu taikymu, čia 0,5 minutės truko į kavinę, paprašiau ledukų, davė ledukų į maišą.
tada žmogų uždėdi čia ir tie ledukai apglėbė viską. Toks įsijungiau, Jėzau, man būtų atviras lūžis, sugebėčiau ten susistatyti. Jo, nes tu susilūžus stuburų 5 dienas sugebėjai vaikščiot. Tai gal dėl to? Tai dar ir koja, kai lūžo, aš irgi dar atvaidinau 2 spektaklius. 2 spektaklius. Okay, o ką vaidinti reikėjo, kad skauda? Ten toksai, kur nesvarbu, kokias yra tavo personažo aplinkybės, svarbu, kad jis dalyvauja toj veiksme ir viskas. Okay. Ten toksai, jo. Okay. Nes ten teatre turėjom tokį vadovą, kuris ten pizdį duotų, jeigu žiauriai labai žiūri ją. Okay. Čia tie laikai. Teatras yra per skausmą. Tai aktorius turi kentėti. Čia taip turėtų. Man, blemba, tas kažkaip... Ne, aš pats teatrą 4 metus lankęs. O pas ką? Tai aš Marijampolėj čia. Pūką vaidinu. Jo, aš vaidindavau spektaklius, bet čia kaip mažas, žinai, mažesnis. Metro šiam. Ne, bet čia irgi ten į aktorinį stojant kartais šitas būna dar didesnė bėda, negu nesilankęs. Jo. Gali būti, kad tave mokytoja primokina vieno stiliaus, o tau reikia kažkokį kitą ir gali būti, kad netinka. Aš ten jaunas buvau, bet ten būdavo toksai, vaidindavau išjausdamas jau, žinai. Toks būdavo stiprus, nes vadoji labai stipri buvo, labai jinai buvo ir linksniuojama ir dabar, blemba pavardės nepasakysiu, nes man jau, žinai, čia praėjo 15 kiek metų, bet aš net į mokyklą neidavau, nes spektaklius turėdom, žinai. Tai buvo rimtas dalykas. O ką išjausdamas vaidinai? Pūką vaidinau. Vaikų spektakliai būdavo, žinai. Ką? 4 žodžius turėjai. Bet aš jūs kaip išjausdavau. O tu iš ten pat ar ne? Ne, va būtent. O kiek tu žodžių turi? Aš iš vis neturėjau žodžių. Aš mokykloje, kaip karnavalo. Tokie. Renginiuose būdavo vaidindavau. Laikydavo tiesiog ežį, kuris melionas subadytas dantų krapštukais. Tiesiog ežį laikydavo. Kur žinai, reikėdavo per rudenėlio šventę padaryti visą ežį. Darydavo, nes lengviausia, ble. Tiesiog melioną paimi, subadai dantų krapštukais ir ežys. Ir viskas. Primena pirmo kurso ten, kur reikia. O tu nenorėjot po to stoti į aktorinį kokį, ne? Blemba, man daug kas sakė stot, bet aš kažkaip niekada taip ir nenorėjau. Nebuvo labai tokio didelio patraukimo ir aš turėjau pažįstamų, kurie studijavo po to aktorinį, tai pažiūrėjus, kaip jie vaidina, tai atrodo, kad aš niekada taip negalėčiau gerai kaip jie, nežinau. Aš tai galiu pasakyti, kad aš labai dėl to gailiuosi, kad nestojau į aktorinį, nes man nieks nepaprotino, nes aš labai jaunas mečiau mokyklą, 15 metų. Jis nebaigęs ilgai buvo. Jo, aš nebaigęs. Aš dabar tik tai praeitais metais mokyklą pasibaigiau. 25 metų. Gali juoktis, viskas tvarka. Ne, viskas. Mokytis niekada ne per vėlų. Ja, ypač. Ir man niekas neišaiškino, kad aš noriu stoti į aktorinį, aš turiu 12 klasių būti pabaigęs. Ir aš tiesiog negalėjau stoti, nes aš nebuvau 12 klasių. Bet matot, kokie šie laikai atėjo, kad jau nereikia net ir to aktorinio. Užtenka. Jo, užtenka būti charizmatiškam ir laiku. Ne tai, kad charizmatiškam, turi tave ten pastebėti produceriai, bet labai fainai, ant kiek mes vaikystėje buvom nuo tų tarybų laikų užguiti, kad net ant scenos užeiti ir papasakoti, užlipti ant scenos, papasakoti kokie eilėraštį, buvo jau tragedija, bet sukandi dantis, nes gausi 10 iš lietuvių kalbos. O dabar vaikai, tik tokie šoka, nieks ten jų, nežiūri, bet jie vis tiek, labai fainai toks savęs pateikimo lūžis įvyko kažkur. Ir labai per karantiną aš labai stebėjau socialinės medijas, kur pasaulis užsidarė, bet ir atsidarė. Tu iškart matai, kaip užsidarė, atrodo, kaip Švarcnegerio namai atrodo, ką jis savo ten pusryčiams gamina, kur nes visiems tos pačios taisyklės buvo, nesvarbu, ar tu labai turtingas, ar tu esi, vis tiek į gatvę negali išeiti. Tai aš dainų tada prisimenu, hujarindavau be sustojimo. Čia toks kitoks. Daug kas atgyjo, daug kas sunoko, žinai, per tas karantino metus. Toks išskirtinis, ta prasme, dabar nėra taip, žinai, tu net pamiršęs esi kaip... Aš nežinau karantino laikotarpio Lietuvoje, nes aš nebuvau karantino laikotarpio Lietuvoje. Žinau, kad negalima buvo į kitus miestus važiuoti ir toliau. Danijoje tai buvo rimta labai, ten į darbą kažkas pakosydavo, visus atleisdavo iš tą. Atleisdavo? tą dieną, tipo namo išėjai, žinai. Rimta būtų. Tuo metu, kai istorija labai domiuosi, apskritai visą gyvenimą, aš tuo metu pradėjau žiūrinėti, ar yra buvę istorijoje dar tokių. Tai ispaniškas gripas. Ispaniškas, bet... Tai jų išmirė ten. 36 milijonai žmonių. Jo, bet kitas, kur tai visą pasaulį paveiktų, tai ten 1816, atrodo, ar 14 metais prie Naujosios Zelandijos ugnikalnis paspjaudė pelenais taip, kad po to 2 metus nebuvo vasaros.
Buvo 2 žiemas trunka, nes saulė neprasimuša pro pelenus, neuždėjo derlių, buvo ir maras, ir badas, ir stypo gyvūnai. Tai dėl to vienas vokietis būtent tuo metu išrado dviratį, kad arklys nugaišo, galėtum grūdus, ten bulvės vežti. Šveicarijoje išleido brošiūrą, kuriuos tada išrado ir prieš rūkinių žibintus būtent. Ne, tuo metu papasakosiu irgi, ką parašė. Kur per ilgą pauzę padarėt, galvoju, nesąmonę pasakiau, bet gerai, kas Slavka pradėjo juoktis. Ne, bet kaip jis ten tuo metu Šveicarijoje išleido brošiūrą, kurios augalus miške galim valgyti. Okay. Nes ant tiek badas buvo. Amerikoje nuo plus 30 per porą dienų minusas pasidarė, kad upėse vanduo užšalo. Bet kaip žinot, čia grįšiu, kaip žinot, kuriuos gali valgyti, kuriuos negali valgyti. Nes autoris greičiausiai nedabaigė tos knygos. Sustojate smūgį. Šiaip viskas valgoma, bet turi būti... Vieną kartą kai kurie dalykai. Grybai tam tikrai, bet irgi jeigu apdirb tam tikroje temperatūrai vandens ir tam tikrą laiką, tai turbūt galima ir vos ne ir viską. Jo, bet kaip žinot tokį dalyką, nes tu esi pirmasis žmogus, kuris bando šitus dalykus, žinai, man čia klausimas. Ne, iš senovės pareidavo šitie visi. O dar tuo metu buvo Šveicarijoje, kažkur ežere tenai atostogavo Mary Shelley, Byronas ir dar kažkas ir jie susimetė davai, o buvo tokia slogie vampyriška atmosfera. Nu, 2 metus nėra saulės. Ir jie davai sukurs baisiausią romaną. Jie užsidarė ir tą Mary Shelley parašė Frankensteiną. Nežinau. Tai čia toks pasigūglinkit. Kiek daug iš tikrųjų blogų dalykų išėjai, gera yra. Pavyzdžiui, korona, kiek žmonių sunoko visom prasmėm, kurie pradėjo vėl kur dalykus, ne vėl arba tiesiog kur, kiti užsidarė, pavyzdžiui, nuo ugnikalnio užsidarė ir sukūrė kokius nuostabius dalykus. Taip. Ir, ir va toksai dalykas, tai įsivaizduok tais laikais. Dabar nukentėtumėm blogiau, jeigu tai būtų. Nes, žiūrėk, kaip aviacija. Jei ugnikalnis iššautų? Jo, jeigu tokio tipo kaip tada. O jisai taip šaudė, kad tuo metu tarp Britanijos ir Prancūzijos buvo karas, kad jie naktį pabudo, galvojo, kad čia priešas šaudo. Naujoji Zelandija. Jo, jūs pagūglinkit 2 metai be vasaros, skaitosi kažkoks, ar ten 2 metai tamsos. Tas laikotarpis įvairiai vadinamas, bet jisai ten vos ne visą pasaulį. Aš Kiniją įsivaizduoju iškart, kai pasakai, kad tamsoj, ta prasme, žinai, tipo, įsivaizduoju Indiją arba Kiniją, kur būna visą laiką. Jo, ir ten tas šalis irgi paveikė tam tikras taisyklės įvedė. Čia Naujoji Zelandija, sakai, buvo, ne? Jo. Okay, visiškai kitam pasaulio taške. Man atrodo, tolimiausias nuo Lietuvos taškas. Australijos ten. Man atrodo, tolimiausias nuo Lietuvos taškas yra Naujoji Zelandija, ar ne? Nežinau. Gali būti, kad kažkaip. Gali būti. O, matot, mokyklos nebaigęs. Prašyčiau. Jo. Tai vat irgi buvo labai įdomu ir tada labai apsiramini, žiūri, kad pasaulio istorijoje buvo blogesnių dalykų ir žmonės kažkaip pasimokė ir gerų dalykų atsirado. Aišku, gaila tie, kas mirė, žuvo. Korona baisus dalykas. Ne prieš tiek senai buvo paukščių gripas, ne ir kiaulių maras, ar kaip vadinasi. Bet, aš dar nepamenu tų laikų taip gerai, o daug žmonių mirė, ar čia nelabai žmonės? Aš atsimenu tos laikus. Aš vos. Jo, aš buvau kokių 12 metų. Tai dar kempinligė buvo, karvės, lygos, smegenų kažkas tokio. Nepamenu, kad labai būtų paveikę. Būt, kad aš nėra, čia gal liesdavo gyvūnus, kad jeigu žvalgys. Jo, čia žmonių ne. Kažkas tokio jo. Okay. Gerai, aš dar irgi vieną turiu hipotetinį klausimą, ką geriau rinktumės. Ar tu mėgsti kiną, sakėjai, filmus, kaip suprantu? Tai ar geriau Varna, kuri tau kiekvieną filmą išspoilina, papasakoja, kaip baigsis, kai tu pradedi žiūrėti? Arba geriau Varna, kuri pastoji kritikuoja kiekvieną tavo ėjimą, kad ir ką tu darai, kad tu blogai čia tą darai, blogai nedarai. Ble, turėjau Varną auginau. Tai kalbėdavo. Aišku, kad turėjai Varną. Ne, nekalbėdavo, bet tas galima prisakyti labai protingos. Jaučia žiaurius dalykus ir pas mane buvo toksai senovinė lempinė radija, žvakydės, kažkokie kaukulės. Bet čia Varna labiausiai ir tinka. Ir Ragana ir Varna. Ragana ir Varna. Ir katilas. Ir jie ten pastatai ir visą dieną tūpį tenai. Jo, tai aš ten, blėt, kačių konservai šerdavau ir dar šerdavau, kaip katė, blėt, Bet kažkurios Varnos gyvena 120 metų, nejaučia nelietuviškos, kurios yra vienas iš ilgiausiai gyvenančių paukščių apskritai yra Varnos. Ir jos labai protingos, bet man atrodo ne šitos, ten yra kažkokia veislė, nelietuviškosios Varnos tikrai. Taip, bet po to paleidau į laisvę, jinai iškrito iš lizdo mažas ir auginau 2 metus kokius ir po to paleidau. O ką rinktumės tada geriau? Kad kritikuotų kiekvieną žingsnį. Nes manai, kad tada jau tau būtų, tiesiog nebegirdėtum jau po kiek laiko, kad kritikuoja. Ne, nekreiptum dėmesį. Ašgi turiu tą patį pas mane heiterių kiek pilna. Jo,
bet tiksliai. Bet heiteris Rytas prasideda. pats turi paskaityti, o čia tau būtų, kur visada prie ausies, o čia tu ant peties ir tau pastoji. Čia kai turėt labai blogą žmoną. Ir pastoviai viską tau prikaišė. Bet čia nieko tokio čia. Aš man kas antras vyras gyvena, iš tikrųjų. Lietuva kas antras vyras. Pastoviai, va tarkim, užsimoji batus, blogi batai, negražus batai. Tai aš sugebėčiau patrolinti. Man, matau, jis bando tave pergalvoti. Ne, tai jau žmogus atsakė. Man filmą, tai draugelis yra, blėt, svajoju filmą peržiūrėti. Ir, žiūrėjau, ten gale, blėt, visus nužudo. Tai tada jam nosės pertvaros operacija. Taip, žinai. Bičiui tada ne. Ir žiūriausi, ten filmas varo antrais dugnais, kur turi kitą mintį visai. Ir tas nužudimas visai net... Bet tau jie paspolino, tu net nežiūri filmo? Ar tau įdomu išjausti vis tiek filmą? Žiūriu, įdomu išjausti ir dabar, va, ypač, nespoilinsiu, jeigu dar nematėt, va, irgi trečią kalmaro žaidimą. Matėt? Matėt? Pizda. Supratot žinutę? Jo. Nes jis vis... Ai. Dabar visi, kai žiūri. Aš šitą vietą užpypinsiu, viskas gerai, bet netęs. Nes... kad taip nemėgsta tų žmonių. Pats įspoilino viską. Man tai labai fainai žiūrėti kino pasaulį, nes seniau detektyvus, kai kurdavę, čia papasakosiu, detektyvuose kuriant, visi pamatė, kad detektyvai yra loginė užduotis. Ir tu turi ją išspręsti pirmiau, negu baigsis knyga. Knygoje gale. Ir tenai po to pamatė, kad čia kiekvienas gali rašyti detektyvus, įvedam taisyklės. Negali nužudyti kinietis, nes kinietis gali būti į Angliją laivu atplaukęs, laivą krauna, jisai čia nuėjo, nužudė ir po to nahui jo nerasi gyvenime. Okay. Negali ateivis arba šventoji dvasia kažkokia. Nes čia nesąmonė. Nes čia šitą. Tada jeigu nunuodytas žmogus būtent iš kažkokių augalų, kurie tikrai egzistuoti, o ne kažkokia raudonina įgėlelė, kur auga Sibirė po žemę. Žinai. Ir tada viena iš šitų buvo, kad auka negali būti vaikas. Nes pizdėts. Ta prasme, jeigu jau yra vaikas, tu net žiūri, kad suka, blėt, jį laiko ne taip, galvą reikia laikyti. Škoju laiko. Ta prasme, jo, ir va šitam filme išspjovė nahui šitą taisyklę ir sužaidė mūsų jausmais taip, kad pizda. Ir aš galvoju, čia tai kultūra. Ir dar buvo labai įdomu žiūrėti, kai jau pripranti prie jų vaidybos, po to, kai šitie europiečiai vaidina su kaukiam, kai jie vaidina, galvoju, suka, kaip jie, blėt, ne taip vaidina. Nes pripratęs ten pas tuos pietų Korėją, kad Hani, mani, hono! Labai ekspresyvus tokie. Jo, o čia ten... Ne, viskas gerai. Ir tada tu jau ir supranti, bliam, kaip mes greit pripratom prie jų vaidybos manieros, kad jau tie patys europiečiai. Jo. Labai jisai tave įtraukia ir nešasi visą iki pat galo, tada ir įspjauna labai stipriai. Ir tada galvo, bliam, va čia žmonės, kokie jie yra atviri, kai nebijo taip emocijų reikšti. Mes lietuviai šalti, kad veido išraiška ta pati, ar tave nutrenkė mašina, ar tu kažką nutrenkė. Bet šiaip pas juos, šiaip pas Japonų, Šiaurės Korėjos, Pietų Korėjos žmonės, šiaip jie kažkaip, jie emociją rodo, bet pas juos ir yra tas, kad jie neturi raukšlių dėl to, nes jie kaip tik nerodo to, tipo, veido neturi to susiraukinėjimo ir visą kitą, dėl to pas juos tik raukšlių nėra. Bet čia jie labai stipriai rodė šitas emocijas, ta prasme. Aplikybės gyvenimo. Jo, nes jie matai labai jų lygi oda, jeigu atkreipsi dėmesį į kiniečių, japonų visų šitų. Nesakysiu, kad visi vienodi, nes visi skirtingi. Taip. Tai man taip sukrėtė. Aš po antros dalies 2 dienas miegojau ir buvau nusivylęs žmoniją. Tave labai palėtė. Palėtė. O tu nematai dar, ne? Aš mačiau. Ai, matai. Okay. Dar paliečia, žinai, kai pradedi dubliuoti galvoj su tuo, ką jau esi girdėjęs, kur ten... Realius scenarijus. Bet tu žinai, kad čia pagal tikrą dalyką yra pastatytas šitas Squid Game. Sakai? Jo, yra. Čia tipo 100% ten 18 amžiui buvęs, kur žmonės turėjo žaidimus, tipo, kad išgyventų ir ten yra net spalvos tos pačios, visa kita. Aš mačiau nuotraukas, aš nežinau, čia yra įajus, bet tipo sako, kad ten biškai kitaip, nes ten nebūdavo prizo, ten būdavo jie kaliniai. Jo, ta prasme, bet tiesiog yra ne iš piršto laužta, čia yra dalykas darytas, žinai, tipo... biškai kitaip. Tos personažų konfiguracijos, jų susikeitimai, jų virsmas. Tai man dėl ko ta po antros dalies... Antros dalies tu turėjau omeny 3 sezono antros dalies ar antro sezono? Antro sezono. Aha. Antro sezono, jo. Ir, pasakojusios tos šeimas, kur ten reikėjo bėgti iš namų ir šeima, tenai, kaip ten, mama, tėtis, sūnus, dukra. Šeima susideda. Turi pasirinkti, su kuo bėgsi ir už 3 dienų susitikti ten ir jokios ryšio priemonės neturi. Ir tiek anie gali mirti. Ir kaip pasirinkti tą vaiką, ir kaip į akis pažiūrėti tam, kurie tu nepasirinkai. Ja. Ir grinai išskaičiavimas, turbūt ten, aš mama, reikės bėgti, gal tada jinai lengvesnė, aš ją... Psichologinė dalykai. Toksai grinai, kur
Ir tenai tu matai, kad tam žaidime irgi panašių tokių žmonės. Jo, nes priklauso tavo gyvybė, kai šikna dega, manau, kad labai galvot pradedi, žinai. Ir, kai supranti, kad tokios panašios situacijos ir mūsų gali laukti, tai tada, labai toks. Žinai, ką, myli Lietuvą, čia eičiau, kovočiau, o fik znait, kas būtų, jeigu man su repliam išimtų šitos 2 nagus. Gal viskas pasikeistų. Jo, aš tai dėl to ir nereikiu labai stipriai šito dalyko, kad čia, žinai, aš manau, kad labai stiprus yra bandos dalykas, bandos jausmas, žinai, jeigu visi eitų, manau, kad tu sakydamas, aš bijau, nenori, kaip užgrotų, žinai, ten himnas ar kažkas ir visi eitų, žinai, tavo kaimynai pažįstami ir taip toliau, tu irgi kartu greičiausiai eitum, bet aš irgi nesakau, kad aš dabar pirmas eičiau, žinai, nes aš nežinau, aš seniai sirenas išgirstu, man nahu jau, man šikna susitraukia, man net replių nereikia, tai aš nežinau, kaip aš elgčiausi, jeigu prasidėtų tokį dalyką. O aš taip irgi, kad iš šaulius neinu, bet labai noriu ir gal eisiu, pasižiūrėsiu, bet aš linkęs tokį dalyką partizaninį, kad yra anekdotas, labai geras anekdotas ir labai atspindi mano viziją ir poziciją visą tai, kad slaptoji tarnyba darė kalėdinį balių, bet nieks neatėjo. Geras. Nes jeigu ateitų, tai jau nebūtų slaptai. Tai vat, visiems reikia turėti savo planą, niekam nahui nesakyti. Jo. Mano planas. Aš sekmadienį buvau giedoti himną, buvo Liepos 6, visi giedojo ir ten Neries krantinį buvo labai daug žmonių, ten prezidentas mūsų, Vokietijos prezidentas atvyko, Vilniaus meras ir toks yra bendruomeniškumo jausmas, kai visi tiesiog, nežinau, tiesiog visi dėl vieno tikslo yra. Susivienė. Visos širdys plaka vienu ritmu. Matai, kaip tu sakai bendruomeniškumo jausmas ar bandos jausmas. Matas, kas mokyklą baigė. Bet jūs dabar matėte tokią fasadinę, fainąją tą pusę, sakralinę, o aš esu dirbęs su tais pečiais ukrainiečiams, tai tenai buvo 25 žmonės, po darbų atvažiuoja ir daro tą darbą. Ir kiek dar jų buvo tų žmonių, kurie... Aš jų gyvai nesu matęs, mes tik telefonį ir per Facebooką, Messengerį, kur duoda ano. Saigon kavinės savininkas maisto atvežo tenai 25 porcijas. Tada mums ten ir bulgarkės pjūkliukų reikėjo, ir plazmos kažkokių, ir dujų suvirinimo reikėjo. Ir vienas toks bachurėlis, kuris iš vis filmavimuose dirba ir atsakingas yra už transportavimą, davė tokį busą, davė raktą ir sako, kiek reikia, tiek naudokitės. Ten... Tu tada pamatai himną realizuotą žmonėse. Jo, veiksmus. Meilė, žinai, ne tik žodžius, o... Nes aš to paties dainavimo, giedojimo, aš tiesą sakant, toks nelabai mėgstu. Nes, kaip... Dainuoja toks neužtikrintai, lyg nusikaltimą darė, tyliau čia, turi, pilna, pažiūrėk, kaip amerikiečiai dainuoja. Ką, mes neturim ko didžiuotis? Kurva reik varyti taip, kad važiuoriausi, kad tą himną didžiuodamiesi dainuoja tie, kas nemoka, tai Orlauskų šušar. Tai kad mums palinkėčiau su tokia drąsa tą himną atlikti, ir nes gaunas toksai, kur, pažiūrėkite, 100 žmonių, tūkstančiai žmonių ir girdis 30. Bet čia yra gal mentaliteto dar dalykas, žinai, kad mes labai nenorim įsiskirti kaip lietuviai, žinai, labai dažnai ir žiūrim, ką per petį, ką kitas daro, žinai, ar jisai žiūri mane ar ne. Čia gal mentaliteto dar dalykas, mes taip labai ta faina akcija, bet gal dar reikėtų vos ne specialiai, likus mėnesiui išmokyti visi tą tekstą atmintinai. Ir da vaikščiot, ir viens turėtų vaikščiot ir žiūrėti, kas normaliai dainuoja iš pilnoždės, o kas niuoja. Gieda, atsiprašau, taip, ir po himno šiaip plot negalima, bet visi ploja kažkodėl. Gal ir reiktų, kad... Jo, bet šiaip tipo kažkodėl sako, kad negalima, aš nežinau kodėl. Mes gal labai taip sakrališkai žiūrim, nes ukrainiečiai neturi tokios savokos, pavyzdžiui, giedot himną. Jie jį dainuoja. Ne, tai... Aš ir pastaisiu. Ir kažkai darydavau vaikų tuos tokius stovyklas vaikų, tai čia darė Laurino Šeškaus 1000-mečio vaikų tą prodiuserinę kompaniją Nordplay, atrodo vadinasi. Jie angliškai nesupranta, o bėga pirmieji regionai rytų Ukrainos, kurie tik rusiškai ir kalba. Ir, kas antras vaikas užlypęs himną dainuoja. Dainuoja, nes ukrainiečiai jį dainuoja. Ir nieks nesistoja, visi paploja. Ir, kaip jie piknaudžiauja. Ir tada padariau sąvoką. Padariau sąlygą, ne sąlygą, o tokį dalyką, kad taisyklę. Kad himnas atliekamas jau tik pačiam gale ir visi vaikai. Ir ten tada visi jau atsistoja, žinai. Nes, suvienijai žmonės. Suprantu, šalis kare, tas himnas, bet jį reikia gerbti, bet kokiam aplinkybėm, blėt. Ne, tai čia labiausiai, kai karas vyksta, jaučiu reikia gerbti, ta prasme. Tu turi tą tokį, žinai, dvasia. Komedijinis ten personažas, įjungęs tokį durnių ten, žinai, o vis tiek sugebi tokius dalykus pajausti jų šventumą ir neleisti jiems nublankti.
Jo, aš manau, kad iš vis komedinio kūrinio turėjai apskritai, tai manau, kad vieni iš giliausių ir jautriausių žmonių apskritai yra. Plus dar tu esi ir teatrališkas žmogus. Paskui kūrinio turėjai, o ne turinio kūrėjai. Gerai, o tai ką, aš kitoks dabar? Ką aš kitoks dabar? Taip, ir... Ai, visgi kitoks. Jo, dėl to ir skaudu, kad, pavyzdžiui, čia, užstumė ant neįgaliųjų, kur tu iš tikro turi, arba jeigu šaipytis, gal pateikti jų... nes čia šaipimas. Jo, bet čia, žinai, aš kaip ir kalbėjau mes, kad aš nemanau, kad čia buvo iš paskatos, kad dabar tu jauskis blogai, aš iš tai šaipausi, va čia yra klaustukas. Aš dar noriu vieną dalyką pasakyti, nes man atrodo labai iš skirtingų pusių jie ateina, nes tu ateini iš tos pusės, kur tu dažnai lankais ligoninėse prie žmonių, kurie, turi problemų, negalę. Nepasiseka kuriam gyvenimą, o jie turėjo tą patirtį su tuo žmogum, kur atėjo į podcastą ir jis grinai yra, komedijos pasaulio dalis, tas žmogus. Ir jie, gal nežinau, įsivaizdavo pagal jį, kad jiem visiems viskas bus ok, taip pat juokauti apie tai, kaip su juo, bet nėra visi žmonės vienodi ir kitiem gal nebuvo. Ir aš tai, pavyzdžiui, nesakau, kad čia tu kitaip galvoti turėtų galvoti taip toliau, kiekvienas turi savo nuomonę ir kaip susidarė, žinai, bet aš tiesiog sakau, kad aš manau ir aš žinau, kad jie tikrai nedarė iš to, kad tu blogai jaustaisi, žinai, jie nesišaipė iš žemaugių tam, kad jie blogai jaustųsi. Jie darė tiesiog, žinai... Bet girtas vairuoja, trenkti ir tu žudikas. Jo, bet tai tu esi durnas, kad girtas vairuoji, negali girtas vairuoti. Nebent ant vieno račio. 2 metrų. Jo, prašau. Ai, tai tu sakyk, tai kodėl tu... Ai, kurva, naujas yra. Taigi aš tau padėjau. Taigi sakiau, padėjau prie sofos. Nes aš galvoju, tu geri ir... Viskas tvarkoja. Na, dabar jau. Mes saldiklių irgi nenaudojam, ne čia. Tai viską, o kaip dar yra kažkokia, nes jau turėčiau varyti. Jo, viskas tvarkoja slapta. Šiaip žiauriai, ačiū tau, kad atvarei. Tikrai, aš belė kaip jaudinausi prieš šitą pokalbį. Jo, labai bijau. Aš myžau baisiai, karačią, nes labai norėjom tai senai pakalbinti, apskritai pakalbėti. O tai kuo čia bijot? Taip, tiesiog, žinai, yra toks žmogiškas dalykas, kai žmogaus... Bet tu man kai vakar paskambinai, aš jau žinau, kad bus geras podcastas, kur... Tai šiaip žiauriai malonu buvo susipažinti, tikiuosi, kad čia nepasinis kartas, kada susitinkam ir šiaip jo. Nežinau, gal nori kažką žiūrovam pasakyti, kažką palinkėti, kažką ar nieko. Nes paskutinis mūsų... Kodėl kiekvieną kartą, kai pasakau palinkėti kažką, žmonės kažką daro, nes paskutinis mūsų buvo seras Algimantas Žadeikis, turbūt žinai, tai sakė, jeigu jūs visi nahu ir kamerą ir taip nustūmė mikrofoną. Žinau, o kada čia bus rodoma? Ką? Per savaitės bėgiai kažkur. Oi, ką čia gali palinkėti? Nuverst nahu į Palucką ir mėgautis vasarą. Gerai, nuostabu. Ačiū, pas mus buvo Viačeslavas Mickevičius. Taip. Teisingai, labai nuostabi pavardė. Iš Marijampolės mano giminės kilė. O, prašau. Tai gerai, pašnekėsime. Jo. Gerai. Tvarkoj. Ačiū labai. Gerai, tai ačiū. Ačiū tau labai. Ačiū.